Labas rytas, matau, Ričatas sveikinatės. Labas rytas. Labas rytas, kaip smagu mūsų šeštadienio rytas toks, ar ne, gražus, su, ir su daug sniego, bent Vilniui tai labai labai balta, labai gražu ir tokia tema graži šeštadienio rytui. Labas rytas, į čatą matau, labas rytas, Labas rytas. labas rytas. Moterų. Tai mes dar palaukim kokią minutę, dvi, kol jungiasi visi, nes mačiau dar to, pasižiūrėsiu, kažkas man parašė, kad kodo kažkokio kažkam reikia. Tuoj pažiūrėsiu, ką aš ten galiu nusiųsti, kokį kodą. Indrė Marija Liauks, viena Labas rytas, tai mes dar truputėlį luktelim, kol dar jungiamės visi. Labas rytas, labas rytas, Labas rytas. labas rytas. Aaron Greyjoy. Labas rytas. Taip. Gerai, tai mes palengva tada keliausim prie šiandienos mūsų temos. Tai mūsų tema šiandien yra ir tikslas pakalbėti apie žemės elementą daugiau, nes šitas elementas toks yra laikmetis, turbūt, kad jisai tapo šiek tiek primirštas ir jisai, jo tas galima sakyti netekimas, tai atima iš mūsų labai daug ir vidinės ramybės, ir tokio, kaip pasakyti, tokio gerojo sunkumo. Žmonės labai dažnai jaučiasi nerimastingi, jaučiasi išskridę, jaučiasi netvirtai stovintis ant kojų, nestabilus, ir visiems šitiem dalykam labai reikia žemės elemento. Ir va tas, kad irgi aš, kai turiu konsultacijas asmeninės su žmonėm, tai labai labai dažna problema būna nerimas. Ir va tas nerimas, aš kai būna kalbu su žmogum, labai dažnai matau, kad yra va tiesiog to žemės elemento trūkumas. Tai mes šiandien pakalbėsim apie tą žemės elementą, apie tai, kodėl jisai mums svarbus, kaip jį stabilizuoti. Ir ko mums šiandien reikės, mes keliausim per tą informaciją, bet turėsim ir tokią mini praktiką. Tai būtų gerai, negirdi nieko, rašo Erika, bet gal kažkas su mikrofonu, nes pas mus čia lik viskas girdisi. Girdi, gerai. Tai reikės užrašų, tai turėkit su savim tušinuką, turėkit užrašus, nes aišku, galima rašyti, kaip sakau, kompiuterį, telefoną, bet pats geriausias rašymas yra ranka. Tai mes turėsim keletą klausimų irgi, kuriuos savo išsikelsim, kad galėtume pastiprinti savo žemės elementą. Tai va, tai šiandien mūsų bus tokia tema apie moteriškumą, apie tą va tokį stabilumą, sunkumą. tą sunkumą, tai čia
ne tai, kad fizinė ar ne, bet mes va, jaučiam, kuomet mes va, tarsi kaip tas medis, ar ne, jeigu bandėt kada nors pakelti medį, kaip būna nupjauna ir ten atrodo koks rąstgalis, ar ne, supjausto medį ir mėtosi ir jisai būna, atrodo mėtosi, nu aš ten pastumsiu, nu aš ten, nežinau, pakelsiu, nunešiu kažkur. Ir būna labai labai sunkus, ar ne, nors atrodo jisai iš taip pažiūros, kad ir tas medis ten kaip pušis gali būti liauna, bet iš tikrųjų, ar ne, va, viduje yra tas svoris, tai va tas svoris, ar ne, kad mes jisai mums duoda va tą tokią tarsi tvirtą ašį, kad mes nuo kažkokių emocinių iššūkių neišsibalansuojam, nenukrentam, kaip sakau, audros stipresnės kyla gyvenime, tos audros kyla pas kiekvieną iš mūsų, būna ir žmonės išgyvena ir kažkokius, nežinau, ir netektis, miršta kažkas, skyrybas išgyvena, iš darbų išeina, kažkas tai apkalba, kažkas pažemina ir tos tėvėjai tokie ar ne, tarsi socialiniai, karminiai kažkokie ar net va, tokie globalūs, kai prasideda karai kažkokios, kad ir audros ar ne, tai jie visą laiką pusto ir pustys. Ir klausimas, ar mūsų ašis stipri, ar mūsų ašis sveika. Ir va tas va, žemės elementas, jisai yra netgi labai stipriai susijęs su šaknimis. Nes jeigu mes žiūrėtume į tą tantrinę anatomiją žmogaus, tai pirma čakra, kuri atsakinga už tą tokį labai tvirtą stovėjimą ant žemės, už mūsų šaknis ar ne, už sveikas šaknis, nes kai šaknis sveikos, tai mūsų apskritai va, tas visas medis, jisai žydi, ar ne, jisai pilnas, jisai gali vaisius nokinti. Tai irgi čia yra, pirma čakra yra žemės elementas, vėl tas ar ne, tarsi pirminis maitinimas žmogaus ir jeigu mūsų tas pirminis maitinimas yra pabėgęs, tai automatiškai mes nei tų žiedų negalim sukrauti, nei vaisių duoti. Tai va čia va ir bus tas mūsų žemės elementas, pokalbis apie tą žemės elementą, būtent tam, kad išstiprėtų mūsų stuburas, galima sakyti taip, ar ne, va ta kaulinė sistema, ar ne, ant kurios viskas laikosi, tos mūsų šaknis. Ir mes galėtume tikrai, kad ir pūstė vėjai, pasiūbuoti, palinguoti, ar ne, bet nenulūžti, nenukristi, nepasiduoti ir tiesiog atlaikyti viską, kas vyksta mūsų gyvenime. Taip, tai gerai, aš įjungsiu skaidres, pasidalinsiu. Tuoj susirasiu, kurioje čia yra. Čia atrodo. Taip, tai tema, ar ne, mūsų moteriška energija, stabilumas ir žemės elementas ir apie kristalus dar truputėlį pakalbėsim, nes kristalai yra labai labai stipriai susiję su šita tema, ar ne, nes juos realiai užaugina visiškai žemė, ar ne, aišku, ten yra ir povandeniniai vandenis, ir įvairūs elementai, kas dar su jais susitinka, bet ar ne, kaip ta šakninė daržovė, ar ne, auga, yra medžiai, sakykime, auga, jie vis tiek su vėjo elementu turi labai didelį sąlytį su eteriu, o jau kristalas, jisai pats būtent žemėje užaugęs, jisai turi labai daug žemės elemento, dėl to šiais laikais ar ne kristalai tokie populiarūs, žmonės juos tiek daug dėvi, nešioja, daro viską su jais, nes tikrai šitas laikmetis, kai mes turim tiek daug informacinių technologijų aplink save, tai yra ar ne ir telefonus, ir kompiuterius, ir jie iš tikrųjų labai stipriai informacinės technologijos labai stipriai išbalansuoja mūsų vėjo elementą. Nes vėjo elementas, mes eisim truputėlį per elementus papasakosiu, jisai va paskui ir duoda, jeigu jisai yra disbalanse, arba jeigu jo yra labai per daug, ar ne, jisai duoda va tą tokį didelį nerimą žmonėms. Ir kai mes šis laikas tikrai, kad nerimas yra viena tokia masinių problemų pasidariusi. Ir va dėl to, ar ne, mes pasiemam tą kristalą, čiumpam į rankas, ar ne, laikom ir atrodo truputėlį kažkas rimsta viduje, nes žmogaus kūnas, jisai žmogaus ir kūnas, ir psichinė sistema yra sudaryta viskas iš elementų. Ar ne, ir va tie va 5 elementai, jie yra įsitvirtinę mūsų kūne, yra įsitvirtinę mūsų psichikoje, ir ajurvedoje yra sakoma, kad jeigu mes turim elementų disbalansą arba savo kūne, arba savo psichinėje struktūroje, ar ne psichologinėje, va toj emocinėje, jausminėje minčių, į tą žodį psichinė struktūra, tai išįdeda ir mintis, ir emocijas, ir jausmus.
Ir jeigu va čia yra elementų išsibalansavimai, mes tada pradedam prastai jaustis, jeigu emociškai, ar ne, mes galim jaustis sudirgę, liūdni, pikti, apatiški, pernelyg džiaugsmingi, ar ne, būna tas euforinis džiaugsmas, kur mes matom, kad pa žmogus jisai yra kartais nu toks netikras, kur viskas čia bus gerai, viskas nieko nenutiks, ar ne, toks, kur šneka, tas džiaugsmas pa žmogų, jeigu jisai harmoningas, jisai turėtų būti kaip ramiai tekanti upė, o ne toks, kur tarsi turiu taip ar ne kelti, forsuoti. Ir tada irgi tas nėra iš tikrųjų harmoninga. Tai va tai ar ne, ir taip pat yra kūne irgi 5 elementai. Ir mes kaip galim su emocijomis savotiškai turėti kažkokius sutrikimus, tai nebūtinai neturi būti kažkokios lygos ar ne psichinės, bet tai gali būti sutrikimas irgi yra tai, kad mes, pavyzdžiui, labai daug liūdim. Paliūdėti šiek tiek yra normalu, tas yra sveika, bet jeigu mes jau nuolatos to emocijų ar ne, tai yra sutrikimas, kaip ir mes, kai jaučiam ant fizinio kūno, atsiranda elementų disbalansas, ar ne, ten, pavyzdžiui, nevirškina ugnies, ar ne, gali būti pamažėjo, galbūt atsirado kažkokie kitokie sutrikimai, tai irgi ajurvedai vadinama, kad tai yra elementų disbalansai. Ir ajurvedos gydytojas, ar tai net ir kinų medicinos, tas senasias, ar ne, jeigu paimsi medicinas, jie siekia atstatyti elementus, kad jie būtų balanse kūne. Ir dėl to, pavyzdžiui, kai būna ten ajurvedos gydytojai gydo, ten labai preciziškai skiria vaistus, kad sako, va čia vieną reikia organą pašildyti, kitą ten pavėsinti, kitam ten vėjo elemento duoti ir būna pagal tai vaistai paruošti, pagal elementus, pagal šilumą, šaltį ir va tada paskirstomi, ar ne, žmogui, kad irgi neišprovokuoti, ar ne, ten kažko tai. Tai ir su mūsų emocijom irgi tas pats yra, kad ar ne, jos galima harmonizuoti per elementus, bet čia tokia jau labai didelė tema, mes šiandien prie žemės elemento liekam. Ir va tas, va, kad, kaip sakiau, kad kai yra labai daug nerimo, vėjo elementas išsibalansavęs, jo būna labai dažnai prisirenka galvoje, mes labai daug galvojam. Ir žmonės, ką dažnai sako, kai meditacijos irgi mokosi, kad sako, negaliu sustabdyti to minčių traukinio, ar ne, va, kad tas vėjas, jisai pats pučia, mes negalim tų durų net užverti, ar ne, to skersvėjo sustabdyti. Ir va tas iš tikrųjų vyksta, jeigu mes turim per mažai žemės elemento, nes žemės elementas, jis tarsi, va tą vėją, kuris čia užsišiaušia pas mus galvoje, jisai pradeda jį nutraukti į apačią, kaip sakau, ir jisai tarsi pasiskirsto harmoningai per visą kūną, nes tas vėjas, jisai mums reikalingas. Bet jo turi irgi būti balansuotai, o ne tiek, kad ar ne, aš nebežinau, kas vyksta su manimi. Tas toksai mentalinis žemės drebėjimas, ar ne, kaip dreba žemė, bet mintise, ar ne, tarsi išorėje apsidairau namuose, sėdžiu va savo ramiai ant kėdės, va čia sniega kažkas tai kasa, sninga taip švelniai, ar ne, o viduj ten gali mintis, ar ne, suktis, nežinau, apie tai, kad ten kažkas atsitiks, kažkas nepavyks ir viskas iš tikrųjų tik mintise. Tai va čia yra per daug tos vėjo energijos. Tai mes dėl to ir tą žemės elementą taip aptarsim iš tokių įvairesnių pusių ir tiek fiziniam lygmenį, ir tiek emociniam lygmenį. Tai va, tai aš ką ir pasakau, ar ne, kad mūsų kūne yra 5 elementai ir taip, kad būtų aiškesnis tas visas paveikslas žmogaus struktūros, aš trumpai papasakosiu apie kiekvieną elementą, kad taip ar ne mes per daug neužsibūtume ir turėtume dar tą šeštadienį tokį, ar ne, laisvesnį, va, Gintarė man kažką nupiešė, čia, ar ne, čia ne Gintarė, nežinau, Gintarės mikrofonas pasirodė, būna kažkokia čia funkcija, kad kažkas gali nupiešti kažką ant ekrano ir nežinau, kaip tą išimti, bet tegul būna, nes man pačiai kažkada yra tai buvo, kad kažką pripiešiau, bet kaip nuimti, nežinau. Taip, ir atkreipkite dėmesį į mikrofonus, kad neįsijungtų jūsų mikrofonai, nes pas Rasą vis įsijungia mikrofonas. Aš išjungiau, bet jie būna vis tiek iššoka. Taip, tai erdvė, ar ne? Tai tas pirminis elementas būna kitur, jisai net neįvardinamas kaip elementas, būna kitur dėl to įvardinami 4 elementai, tai čia vėl būna nuo sistemos skiriasi, bet daugelį tradicijų yra įvardinamas ir erdvės elementas. Tai erdvė yra tiesiog erdvė, ar ne? Joje viskas gimsta, joje viskas funkcionuoja, joje yra ugnis, joje yra vanduo, oras, ar ne, žemė. Tai mes, kame viskas juda. Ir pas žmogų sakoma, kai yra pakankamai erdvės elemento, ar ne, tai
gyvenimas apskritai vyksta daug harmoningiau, nes mes čia galim, pavyzdžiui, atsidaryti šaldytuvą ir jisai bus tiek prikištas visko, kad mes tiesiog net nerasim, kur ten tas sviestas, kur ten tas pienas, nes nu visko pergrūsta, net nepamatom, gal kažkas tai pasenę ar net tame mūsų šaldytuve, kad jau reikia išmesti. Ir mes tarsi negebam, kai yra perdėta, visko kokybiškai funkcionuoti. O kai erdvės yra pakankamai, tuo žiūriu, čia mūsų, kai daug prisijungia, aš nematau, kieno mikrofonai įjungti, neišjungti. Tuo pasižiūrėsiu, nes kažkas ten kalba dar šone. Tuo sekundę padarysiu aš kitą dalyką. Nu va. Dabar turėtų nebesimaišyti. Taip, tai erdvės elementas, ar ne? Ir jisai va taip, kad mumise būtų erdvu, kad realiai aš turėčiau va tos erdvės. Ir sakoma netgi pagal elementų teoriją, kad jeigu žmogus turi pakankamai savyje erdvės elemento, tai va būna tas atvejs, sako, jeigu, pavyzdžiui, kažkas tai daug veikia, kad ir vieną veiklą daro, ir kitą veiklą ten ir sportuoja, ir vaikus augina, ir verslą kūrė, ir pamedituoja, ir pasimelčia, ar ne, ir pakeliauja žmogus. Ir kitas žmogus sakytų, kaip tu viską spėji. Ir tas žmogus sakytų, ką aš žinau, nu tiesiog aš kažkaip tai išsidėlioju, viską spėju, viską čia pasidarau. Tai iš tikrųjų tuose, kas tiek būna daug veikia ir dar sugeba netgi veikti harmoningai, tai jie labai dažnais atvejais turi savyje daug erdvės elemento, tarsi viskas mano erdvėje telpa, ar ne? Telpa vaikai, telpa šeima, telpa meditacija, telpa malda, telpa pasivaikščiojimas, telpa pasportavimas, telpa pavalgymas, ar ne? Ir atrodytų, kaip tai tas erdvės turėjimas, jisai padeda kažkaip žmogui viską tarsi sudėlioti į tas lentynas, kaip šaldytuve, kad matyčiau, kur kas yra, kada ką paimti, kaip suplanuoti, ar ne, va, tą tokį išdėliojimą tarsi savo gyvenimo struktūrizuotai erdvėje. Toliau žemės elementas, apie ką mes šiandien kalbėsim, jisai suteikia žmogui, va tą galima sakyti, netgi ir minčių ramybę, jisai suteikia stabilumą, jisai suteikia saugumą, nes mes ar ne būna, ypač moteris jaučiasi nesaugiai, jeigu, pavyzdžiui, neturiu pinigų, ten būna kitos jaučiasi nesaugiai, jeigu, pavyzdžiui, yra santykiuose, bet va manęs neveda, man nepasipiršo, aš nesijaučiu saugiai, ar ne? Tarsi nuo kažkokių išorinių dalykų priklausytų mūsų saugumas, neuždirbau pakankamai šį mėnesį, nesijaučiu saugiai. Tai va tas žemės elementas, jeigu jisai yra balanse, mes jaučiamės, va, kad ta žemė, bet kokiu atveju mane augins, ar ne, kad jinai taip manęs lengvai nepaliks. Ir čia mes, kai jį turim tvirtą, stabilų, harmoningą, mes savo saugumo tiek nesurišam su išorės elementais, nes išorės elementai yra pinigai, ar ne, yra kiti žmonės, yra mūsų namai. Ir mes būna, kai kurie žmonės, jeigu kažkurio iš šitų faktorių netenka, jiems atrodo, kad viskas sugriuvo, netekau darbo, viskas, mano gyvenimas žlugęs, man čia nebesinori gyventi ir panašiai. Tai ar ne, tai aišku, tie emociniai kažkokie dalykai jie išmuša, žmogus gali ten ar ne pajausti tą turbulenciją, ten sudrebėti, gal tos mintis ateiti nekokios, bet paskui jisai prisėda po kelių dienų ar ne, ramiai pakvėpuoja, nu gerai, sako, viską susidėliosiu. Tai va tas, jeigu grįžta žmogus į tas vėžes, tai vadinasi žemės elementas, jisai gal ten išsimušė staigiai nuo kažkokio streso ar ne, bet žmogus grįžta į save. O jeigu būna žmonės ir negrįžta, jie ir gyvena va toj panikoje kažkokio dėl, nežinau, dėl to, kad algą sumažino ar ne, kad išsiskyrė, tai va čia būna išsimušimas žemės elemento. Toliau vanduo mūsų kūne. Jisai atsakingas už emocijas. Ir va čia, jeigu emocijos yra neharmoningos, jeigu mes jų negebam susibalansuoti, ar ne, jeigu netrandam to tokio pusiausvyros momento, tai yra išsimušęs vandens elementas, kad mes arba užšalam, irgi gali būti apatiškumas, ar ne. Vandens elementą labai yra taip patogu netgi palyginti su ledu, ar ne, va, su sniegu, ko mes iš tikrųjų turim pas save erdvėje labai daug vandens elemento ir galima sakyti, va ir matom, kas vyksta, ar ne, kai jisai neharmoningai, kai buvo jo per daug. Keliai užsikimšę, žmonės kamščiuose, kažkas tai susinervavęs, kažkas tai ramiai laukia, ar ne. O mes, pavyzdžiui, va, kaip to sniego daug, ar ne, tai daug, bet, pavyzdžiui, gražiai iš lėto sninga, mes esame miške, tai atrodo tokia harmonija, toks balansas.
Ir va tas vandens elementas, jisai žmoguje kaip reiškiasi, jisai gali būti užšalęs, kad, pavyzdžiui, užšalusios emocijos ar ne, žmogus negeba jausti. Kartais moteris pasako, sako, negaliu verkti, tiesiog sako viskas. Ir ten būna dažniausiai pasako, įvyko kažkokia situacija, viskas, nebegaliu verkti, manęs niekas negraudina, gali įvykti bet kas mano gyvenime, aš neišspausiu ašaros. Tai va čia tas yra tokio užšalimo momentas, ar ne? Bet to pasiekmė, kad mes jeigu taip užšalam emociškai, mes ne tik, kad negalim verkti, jeigu ten, nežinau, pamatėm kažkokį gražų, nežinau, saulėlydį ar ne, ar ten kažkokią sceną gražią per filmą, bet būna mes negalim, va taip va tas ir džiaugtis, paskui pilnai tarsi emocijos jos ir užšalia, jos negali judėti nei į džiaugsmą, bet jos negali judėti ir kažkokį gilų liūdėsi. Ir tas vanduo priešingybė jisai gali būti verdantis, ar ne, kad, pavyzdžiui, žmogus labai piktas, choleriškas, tuoj susnervuoja, tuoj aprėkia ten visus, iš ko neveikia toks sprokstančios tos emocijos, ar ne. Ir sakoma ypatingai, kad pas moterį tas vanduo jisai turi būti šiltas, bet jisai neturi būti verdantis, ar ne, kad moteris jinai turi būti šilumoj. Net neturi būti tas mūsų vanduo drungnas, jisai turi būti šiltas, ar ne, va kaip būna įlipam į tą šiltą vonę ir wow, kaip atpalaiduoja, ar ten į džekuzį, wow, ar ne, tai ir va, pas mus turėtų būti šiaip gan didelė šiluma, ta emociškai, jausmiškai, ar ne, tas vanduo jisai tikrai toks šiltas, o ne užšalęs. Ir mes tada va gebam atsipalaiduoti savo kūne, ar ne? Taip, ir toliau, kas yra dar mūsų elementas, tai yra oras, irgi mūsų ir fiziniam kūnė jisai funkcionuoja, jisai atsakingas už kvėpavimą, už plaučius, jisai atsakingas netgi labai stipriai už virškinimo sistemą, už žarnų judėjimą, ar ne, kad jos judėtų ir ten viską išstumtų, virškintų. Tai va, tai oro elementas, jisai duoda žmogui harmoningą mąstymo procesą, jisai atsakingas už minčių veikimą. Ir jeigu mūsų mintis padrikos, disciplinuotos, jeigu mes esame išsiblaškę, nekoncentruoti, negebam išlaikyti dėmesio, susitelkimo, tai va čia va atsiranda oro elemento disbalansas. Nerimas, ar ne, yra irgi oro elemento disbalansas, nes nerimo metu sakoma, kad energijos prisitelkia labai daug galvoje, gali ir širdyje prisikaupti ir va mes tarsi nejaučiam žemės po kojomis, mes nejaučiam va tos, kad žemė yra mano atrama, kad jinai yra mano šaknis ir mes tada va čia pradedam sukti tuos scenarius, kas bus ar ne, kas čia įvyks ir panašiai ir mes tada neturim va to tvirtumo, ar ne, neturim saugumo, neturim stabilumo. Tai va, tai oras jisai juda, ar ne, ir galim matyti, jeigu stebim savo mintis, jos nuolat juda, ar ne, tai va, tai oras, jisai, sakoma, vienintelė žemėj būtybė, kuri nuolat juda, vajų yra oro dievas. Taip, tai va, tai 5 elementai, ar ne, kad būtų tas bendras paveikslas, bet mes šiandien labiau stojame ties žemės elementų, kad mes jį harmonizuotume, va, kad tos mūsų šaknis atsirastų, nes jeigu žiūrėti iš čakrų sistemos, tai visas va, tas mūsų toksai darbas vidinis prasideda nuo žemės elemento. Ir mes jau paskui kylam va, per tuos elementus, čia atvirkščiai taip sudėlioti, ar ne, čakrų sistemoje būtų, kad žemė keliauja paskui vanduo, ugnis, oras ir mes taip einam aukštyn, bet viskas yra ar ne nuo žemės, va kaip ir mes kiekvieną dieną ant to žemės vaikštom, ant jos statom namus, ar ne, kad mes iš jos maitinamės, tai va, kad žemė yra ta maitinanti energija iš tikrųjų ir mes tada, jeigu turim tą harmoningą žemę, jinai tampa derlinga ir va tos mūsų šaknis tada tampa prisotintos ar ne tokios sodros ir jos gali auginti va tą kamieną, jos gali auginti žiedus, jos gali grauti pumpurus, jos gali sukrauti vaisius, jos gali palikti tas sėklas ateities kartoms, ar ne, o ne kad tas medis tarsi savo ir paskui nudžiugau, ar ne, arba negalėjau netgi prikrauti vaisių, kad kažkas liktų po manęs. Taip, ir noriu aš jums paskaityti gražią istoriją apie dievybę Bumi, va čia yra nuotrauka, gal nėra labai ryški, čia Šernas Varaha, kuris ją išgelbėjo nuo demono ir va čia jinai tokia graži sėdi ir čia irgi dėjau dar vieną Gajos nuotrauką. Apskritai, tas mes, jeigu pasižiūrėtume, dėl ko žemės elementą, taip čia įdėjau kaip dievybės formą,
Žemė tiek antikiniai literatūrai, ar ne, kuri yra mūsų tas senasis paveldas, antikos visas, ir tiek vediniai literatūrai, hinduistiniai, kad žemė, pati žemė, ant kurios mes gyvename, ar ne, kuri yra mūsų tavo gimtoji planeta, jinai yra vaizduojama kaip labai labai graži moteris, labai vaisinga, labai aktyvi, labai kūrinti, labai duodanti. Jinai tokia tarsi dievybė, kuriai nieko negaila, ar ne? Mes, jeigu taip pradėtume pagalvoti apie Žemės planetą, tai jinai viską mums duoda, ar ne? Viskas joje mums suteikta. Tai va, tai ir labai dažnai tai yra asocijuojama su moteriška energija, nes sakoma, kad būtent va, ta moteriška energija, moteris, jinai irgi turi savyje tą tokį milžinišką potencialą duoti. Ir noriu Jums paskaityti labai gražią istoriją būtent apie dievybę Bumi. Bumi išvertus iš sanskrito kalbos reiškia žemė. Ir noriu paskaityti tą jos istoriją apie tai, kaip Bumi buvo išgelbėta. Ir būna tokie mitai, apskritai tas tokias antikinės istorijas, mitinės istorijas labai yra gerai mums skaityti, net atrodo, ai, aš esu suaugęs žmogus, man čia lyg ir to nebereikia, bet iš tikrųjų tose mitinėse istorijose yra sudėtas mūsų tas tokia archetipinė pasąmonė, mitologinė sąmonė žmogaus, nes jos tęsiasi tos istorijos tūkstančius metų ir jos savotiškai atspindi žmogaus būvį ir žmogaus tapsmą, nes mes kartais irgi aš ką su jogais matau ir mes dabar jogos mokytojų kursuose irgi mokinsimės apie ribų nubrėžimą, nes, pavyzdžiui, jogos mokytojai tas yra svarbu. Ir čia kalbant net bendrai, ne tik jogos mokytojų, ar ne, bet ir mes visi, va, kaip žmonės, ir ypatingai, kaip sakau, čia mes jogos mokytojais apie tą kalbėjom, kad kai žmogus pradeda eiti saviugdos keliu, jisai daug prisiskaito labai gražios literatūros apie mokytojus, apie jų gerumą ir pa žmonės atsiranda, pavyzdžiui, ta baimė nustatyti ribas, kad tarsi jeigu aš kažką pasakysiu, jeigu ten kažkam pasakysiu, kad kažko negaliu, tai gal čia bus neempatiška, gal čia bus netjautu, gal aš būsiu blogas žmogus, ar ne? Nes natūraliai kiekvienas žmogus turi savyje va tą norą būti geru, nori būti geras, kiekvienas žmogus čia yra labai gražu. Ir mes būna kartais nejaučiam, kada nustatyti ribas, kada pasakyti ne, kada pasakyti taip, kada pasakyti stop. Ir būna kas įdomu, kad, pavyzdžiui, skaitant tokius mitus, ar ne, tos dievybės būna paaiškėję, kurios labai aiškiai moka nubrėžti ribas, netgi aš čia paskaitysiu Jums apie Bumi ir jos išgelbėjimo mitą. Bet apskritai, pavyzdžiui, jeigu Jūs paskaitytumėt Gajos, kuri yra antikinė mūsų Žemės personifikacijos visa istorija aprašyta, kaip jinai gimė, jinai buvo šiaip tokia gan griežta. Tai nebuvo, kad jinai daug davė, jinai daug maitino, bet jeigu kažkokios įvykdavo situacijos, kur reikia labai aiškiai nubrėžti tas ribas, jinai labai aiškiai jas nubrėždavo. Tai jeigu, pavyzdžiui, Jums būna sunku nubrėžti tas ribas, esat tas žmogus, tai galit net, pavyzdžiui, pasiskaityti Gajos mitologiją, aš manau, lietuvių kalba tikrai turėtų būti straipsnių ar net knygų. Ir, pavyzdžiui, iš to mito, ar ne, iš Žemės mito, iš pačios Žemės, perteikiant ją kaip formą, kaip žmogaus pavidalę, mums būna kartais tai aiškiau priimti, nors jinai nėra žmogaus pavidalo, ar ne, jinai yra apvali, bet būna perteikę pasakoti kaip žmogiškam pavidalę, kad mes galėtume labiau sugretinti save. Ir va, apie ją skaitant paaiškėjo, kad jinai, kada reikėdavo apginti save, jinai apgindavo, kada reikėdavo nukirsti tas griežtas ribas, jinai jas nukirsdavo. Ir va tai nebuvo, kad aš jau tokia minkšta, aš jau ten tokia gera. Jinai kaip buvo gera, jinai buvo, kaip reikėjo pabūti, ar ne, ta tvirta tokia, ar ne, va tą žemės elementą išskleisti, tarsi supurtyti, ar ne, kažką tai nubrėžtas ribas, jinai jas nubrėždavo. Gerai, tai keliaujam prie Bumi išgelbėjimo mito, labai graži istorija irgi apie pačią žemės tą galią tokią išsiskleidžia, tai jūs galit paklausyti. Kai laikai dar neturėjo vardų, o pasauliai laikėsi ne ant kalendorių, o ant kosminės tvarkos, žemė gyveno tyliai savo ritmu.
Bumi Devi, didžioji motina, nešė kalnus, vandenis, miškus ir visų būtybių svorį be skundo. Ji buvo kantrybės kūnas. Tačiau demonas Hiranjakša, gimęs iš pirmapradės tamsos ir puikybės, paniekino šią tylą. Jam atrodė, kad tai, kas nekalba garsiai, yra silpna. Jis nusileido į pasaulius, suardė pusiausvyrą ir norėdamas parodyti savo galią, panardino Bumi Devi į kosminius vandenis, į tą vietą, kur forma ištirpsta chaose. Žemė atsidūrė gelmėse, kalnai paskendo, gyvybė neteko atramos, pasauliai sviravo tarp buvimo ir nebūties. Tačiau Bumi neverkė, ji laikė savyje sėklas. Ji žinojo, kol sėkla gyva, pasaulis dar nebaigtas. Dievai, matydami griūvantį kosmosą, kreipėsi į Višnų, tą, kuris palaiko pasaulius. Išgirdęs dievų maldas, Višnų pasirinko ne dangišką formą, o žemišką, Varahos formą, tai yra šerno forma. Nes šernas rausia žemę, bet jos nesunaikina. Gyvena arti dirvos, bet turi nepalaužiamą jėgą. Žino, kaip iškelti iš žemės tai, kas yra joje paslėpta. Su pirmapradė žemiška jėga gimęs šernas Varaha nėrė į kosminius vandenis, kur kovojo su Hiranjakša ir ta kova truko amžinybės. Vandenys virė, erdvė skilinėjo ir pats laikas stebėjo šią kovą. Galiausiai Varaha nugalėjo demoną ne iš pykčio, o iš būtinybės. Tada įvyko akimirka, kurią Puranos aprašo su ypatingu švelnumu. Varaha nešė Bumi Devi ant savo ilčių, tarsi motina, tarsi kūdikį, tarsi pačią gyvybę, nevaldydamas, o palaikydamas. Kai Bumi buvo iškelta, vandenys nuslūgo, žvaigždės grįžo į savo vietas, gyvybė vėl rado pagrindą. Sakoma, kad žemė akimirką neskambėjo džiaugsmu, ta akimirka neskambėjo džiaugsmu, bet atsiduso, kaip tas, kuris pergyveno sunkų laiką ir pagaliau vėl stovi savo gyvenimo tėkmėje. Kai pasauliai buvo atkurti, Bumi Devi nusilenkė Varahai iš tylios padėkos. Varaha pažvelgė ją ir tarė: aš tave iškėliau ne tam, kad tu būtum valdoma, o tam, kad tu būtum laikoma. Nuo tada sakoma, kad kai žemė tampa per sunku, Varaha ją vis dar laiko. Kai žmonės pamiršta pusiausvyrą, žemė prisimena. Tai va tokia graži istorija apie žemės išgelbėjimą ir kaip Hiranjakša, čia šitas demonas Hiranjakša būna vaizduojamas, kaip ar ne, ją nusinešė į kosminius vandenis dėl to, kad jinai nebuvo garsi. Čia kaip galima tą tokią istoriją palyginti su mūsų vidiniais demonais, kad ar ne, kartais atrodo, jeigu mes gyvenam tyliai, paprastai ir ten balsas kažkoks pradeda viduje šaukti, tai gal tu čia per paprastai gyveni, gal reikia čia kažką ypatingo veikti, nors žmogaus egzistavimui užtenka va to tokio gan tylios būties, ar ne? Tai va, tai ir pati ta žemė, ar ne, ir jinai, va, kaip ir tose mitologinėse istorijose irgi aprašoma, jinai turi tylą savyje, ar ne, kaip matom, kaip gamta augina viską, augina tyliai. Aš kažkada atsimenu, vaikštau miške ir galvoju, visam šitam miške turbūt triukšmingiausias žmogus esu aš su savo mintimis, nes vaikštau ir čia sukasi tos mintis ir žiūriu viskas aplinkui taip tylu, medžiai tyliai auga, visi takeliai tylus, viskas tylu, ar ne, o čia būna sukasi tas protas. Tai va, tai pati, ar ne, žemė, jinai yra tyli, jinai yra kantri, jinai gebanti išlaukti, gebanti susiturėti, gebanti ilsėtis, kada reikia ilsėtis. Ir va čia va, mes, ar ne, irgi skaitydami apie tą žemės elementą, mes galim pritaikyti, kad tai irgi yra mumise ir tai atsiliepia mumise. Taip, tai būtent tas savybės ir duoda tas žemės elementas. Ir va čia, ar ne, ką suteikia moteriai žemės elementais, tai yra saugumą, ką mes jau čia truputėlį ir kalbėjom, kad tas saugumo jausmas atsiranda ir tas saugumas jisai integruojasi nepriklausomai nuo to, ar ne, kur aš gyvenu, kur aš keliauju, kokie žmonės aplinkui, kad mes turim taip užauginti save, kad mums taptų tiesiog aš ir esu pati savo saugumas, ar ne,
Ir nepriklausomai nuo to, ar aš turiu mažesnius namus ar didesnius, ar prie manęs vieni žmonės, ar prie manęs kiti žmonės, man tiesiog aš jau esu su savimi ir aš esu pilna. Ir čia yra kelias, čia nebūtinai turi būti iš karto, ar ne, ar kad išgirdau, kad taip turi būti. Tas įvyksta palaipsniui, ar ne, tas integruojasi per tą savistabą, per kažkokias meditacijas, per maldą, per augimą, per kitas terapijas. Taip, emocinis stabilumas ar ne irgi mumise kūrėsi, atsiranda mažiau kraštutinumų, vidinių svyravimų, jų tikrai gali būti, nereikia to, kaip sakau, mes būna kartais, va, kaip pasiklausom, o čia turėtų, čia ir tas neveikia, ir tas neveikia, ir to nėra, ar ne. Tai ir viskas gerai su tuo, nes čia nu, yra kelias, ar ne, ir gali būti, kad ir visą gyvenimą ten bus tų svyravimų emocinių. Tai čia yra normalus dalykas, ar nes svarbiausia šitose vietose žinoti, kad mes neturim užstrigti kažkurioje va šitoje vietoje, kad, pavyzdžiui, nėra stabilumo jau ten, nežinau, 10 metų, kad atsiranda kažkokie va tie vidiniai pasviravimai ar ne, emocijų atsiranda, iššūkių kažkokių kyla, keičiasi kažkas, tai čia yra žmogaus gyvenimas, mes nuo to nepabėgsim, bet svarbiausia mes vėl, kad gebėtume grįžti į save, į tą savo ramybę ir tą savo, ar ne, tokią vidinę ramiai tekančią upę. Taip, buvimas čia ir dabar irgi mes, ar ne, va, kad kai turim pakankamai žemės elemento, mes gebam būti dabartyje ir matyti, kas vyksta erdvėje, ar ne, va, kaip ir ta žemė, jinai mato iš tikrųjų viską, kas vyksta erdvėje. Dėl to, kai būna kartais, ar ne, kažkokie žemės drebėjimai, potviniai ir panašiai, tai žemė neapsimeta, kad nemato, kad man čia viskas gerai, kad jūs čia mane nuodėkite iki begalybės, ar ne. Jinai mato, stebi, ateina laikas, kažką nuplauna, ar ne, kažką tai supurto, kad truputėlį išsibūdintume nuo tų savo visų darimų tokių besaikių. Tai va, ar ne, kad buvimas čia ir dabar, kad tai nėra kažkoks tai apatiškumas ar abejingumas, o aš tiesiog esu čia ir dabar, jaučiu, kas mano kūne vyksta, matau, kas erdvėje vyksta, galbūt kvėpavimą savo jaučiu, girdžiu garsus, kurie aplink mane ar ne, nes mes būna kartais mintise gyvenam, taip kažką užsigalvom, kad, sakau, nematom, kas namuose darosi, nematom, ką mūsų vaikai veikia, ką mūsų draugai daro. Taip, emocinės ribos ar ne, tai va čia va mes kalbėjom truputėlį apie tas ribas, kad gebam nustatyti ribas, jas išsakyti aiškiai, jos gali būti tos ribos brėžiamos be kažkokios agresijos, be smurto, tiesiog ramiai pasakyti, kas man yra priimtina, kas man yra nepriimtina. Ir kaip sakau, ne visi išgirsta tas mūsų ribas, čia irgi yra kelio dalis ar ne. Mes su dukryte neseniai čia tą temą diskutavom apie ribų brėžimą, nes vaikai irgi ar ne mokykloje, jie dar mokosi kaip bendrauti ir jie ten būna kažkas, jie grubiai dažnai pasako dalykus, nes dar nėra tų socialinių normų, jie dar tik auga tame. Ir mes kalbėjom irgi, kaip brėžti tas ribas, kaip išsakyti save, savo poziciją, kaip apginti save. Ir sakau, žinok, ne visada bus, kad tu pasakai savo ribas, kad bus iškirsta, čia irgi reikia tą priimti, ar ne? Tai nereiškia, kad su mumis kažkas ne taip, o tiesiog, kad aš mokusi vieną, kitas žmogus mokosi kitą. Taip, maitinti kitus, ar ne? Tai čia tas maitinimas, galim valgyti daryti kitiems, kodėl ne? Tas irgi labai gražu ir labai moteriška, ar ne? Pamaitinti svečius, pamaitinti savo šeimos narius, ar ne, ir skanių maistų, ir skaniais, nežinau, piragėliais ir patiekalais. Ir moteris, jinai irgi sakoma, kad jinai kaip pilna savo vidinių pasaulių, kai jinai atsipalaidavusi, nurimusi, yra stabili, šalia jo žmonės natūraliai nurimsta be kažkokio tiesiog, kad, nežinau, atvažiuos ar ne pas mane draugės ir kad mes ten būtinai turime medituoti kartu susėdusios. Ne, jeigu mums ar ne ramu šalia, tai ramu, mes galim bendrauti ir jau bus ramu ar ne. Tai kad mes tarsi išspinduliuojam tą ramybę ir šalia mūsų žmonės tiesiog natūraliai nurimsta, be kažkokių tai forsavimų, be didelių pokalbių. Be, ten nežinau, nebūtina vesti ar ne draugams jogą, coachingo sesijas, ar daryti kažkokią terapiją, mes jeigu integruojam į save va, tą ramybę, tą žemės elementą, tiesiog jau būna žmonės šalia mūsų ir jiems pasidaro ramiau. Tai va čia tas maitinam kitus, ar ne, tai maitinam nebūtinai maistu, bet ir savo ramybę maitinam.
Toliau irgi duoda kantrybę. Kantrybę šiais laikais mes irgi būna stokojam, nes pats laikmetis jisai labai augina greitį. Žmonės nuolat mokomi viską daryti greitai, greitai mokintis, greitai pirkti, greitai persirengti, greitai pavalgyti, ar ne, tarsi nėra laiko, čia reikia siekti kažko, reikia. Bet žmogus jis turėtų būti irgi mokinamas kantrybės, ramiai pastovėti eilėje, kai reikia, ramiai palaukti kamštyje. Kažkas tai nesieina ar nejaučiam, nu, kad stringa kažkokie dalykai mūsų gyvenime ir kartais tiesiog reikia palaukti ir viskas. Kažkas nesiseka santykiuose, kartais reikia tiesiog ramiai palaukti. Nežinau, ką daryti, tiesiog ramiai palaukti. Ar ne, tai va tas va kantrybės auginimas labai labai svarbus faktorius, nes mes tikrai toks laikas, ar ne, tie skrolinimai, jie visi greitie duoda, kad greičiau, vaikai dėl to tokie neramūs šiais laikais darosi, nes jie labai nori prie tų kompiuterių, labai nori prie ekrano, ar ne, ten psichologai dirba, kad, kaip sakau, ten ne tik psichologai, tenai super komandos dirba, kad vaikus pririšti prie tų ekranų, ar ne, ten, kad spraksėtų kažkas keistusi ir paskui jiems neįdomu, va tas lėtas pasaulis, sakytume, vaikui pabūk čia ir dabar neįdomu, niekas nespraksi, nešokinėja, nesišaudo, ar ne, spalvos nesikeičia, garsiukai nesikeičia, bet va tas va ir yra, mes ar ne išmokstam taip tos kantrybės, net iš gamtos jos mokomės, nes ten irgi nėra greičio. Ir žmogaus šiaip psichikoje irgi nėra tokio didelio greičio, koks jisai šiais laikais bandoma integruoti į žmogų. Mes netgi, kai turim kažkokius emocinius patyrimus, ir aš su meditacija irgi tą matau, kad žmonės labai jau nori greitai. Nežinau, kažkas numirė šeimoje, noriu greitai čia va, pasidaryti emocijų paleidimo meditacijų, paleisti ir viskas pamirštu, ar ne? Bet tam reikia laiko, ar ne? Reikia laiko išgėdėti, reikia laiko išbūti, reikia kantriai priimti, kad truks laiko kažkokie, ar ne, tie emociniai sviravimai, kad jie palaipsniui išeis. Mes taip esam energetiškai nusilpę, kad tarsi nebegalim išbūti, ar ne? Neduodam va tos tiek erdvė ta mūsų vidinė sumažėjusi žemės elementas ir mes tarsi savo svoriu va negalim tos emocijos atlaikyti, mums per sunku, jei nėra erdvės. Ir va tas varne, kai mums kyla kažkokios negatyvios emocijos, mes tarsi negalim jų pamaitinti, negalim būti joms atrama, negalim būti joms pagrindu. Tai va tas toksai sulėtėjimas, jisai iš tikrųjų tą ir duoda, kad mes gebam atstovėti savo emocijas, ar ne, ir patys savo tą atramą pabūti ir priimti, kad integracija kažkokių įvykių, perėjimų, kad jai reikės laiko, ar ne, nes kad aš medituoju, tai nebus pirštų spraktelėjimas, gali būti, ar ne, kad aš medituoju, aš turėsiu daugiau vidinės ramybės, turėsiu daugiau kantrybės, bet vis tiek reikės tą emocinį pasaulį atlaikyti savo ir tos perėjimus atlaikyti. Taip, ar ne, ir rami vidinė būsena. Tai va čia žemės elementas mums tokias kokybės duoda. Ugnies elementas, kaip pavyzdys, visai kitas duotų. Ir mes dabar čia keliausim truputėlį prie užrašų. Tai galit pasimti savo sąsvinius, rašiklius ir paskirsim kokį 5, kokias taip 7 minutės užsirašyti savo šituos dalykus, atsakyti į kelius klausimus, neskubėkit taip kiekvieną, kad atsakyti ten, nežinau, žodžiu, 2, nu tiesiog pasimkit, ramiai pagalvokit. Tai va pirmas klausimas, kaip mano kūnas parodo, kad jam reikia sustoti. Aš čia pasufleravimų jokių neduosiu, jūs savo atsakykit, nes būna labai patogu tos kitus atsakymus užsirašyti. Kaip mano kūnas parodo, kada jam reikia sustoti, ar ne, va, kaip pajaučiu savo kūne. Ir čia galite užsirašyti kelis sakinius, ar ne, nes tai būna patogu vieną žodį užsirašyti, 2, pabandykit užsirašyti kokius 2-3 sakinius. Kai užsirašysit, galit užsirašyti kitą. Tai va, tai čia truputėlį duokim savo laiko, kelias minutės.
Dar kitas klausimas, kokie paprasti dalykai mane ramina? Visai paprasti gali būti, ar ne? Arbatos puodelis, pasivaikščiojimas, pokalbis galbūt su kažkuo. Galite užsirašyti, pavyzdžiui, net kokius 5, ar ne? Ir paskutinis bus klausimas irgi, kuri kasdienė veikla man suteikia stabilumo. Kuri kasdienė veikla suteikia stabilumo, gali čia irgi net savo kelis užsirašyti. Gerai, ir tada mes, jeigu norėsit, paskui papildykit savo šitos klausimus, atsakymus, papildykit. O mes keliausim toliau prie elemento žemės ir jo balansavimo, kad mums irgi labai svarbu žinoti, kaip mes tą žemės elementą galim balansuoti savyje, ar ne, kaip jį stiprinti savyje, auginti, kad mes va, turėtume tą tokį pagrindą savo, ar ne, tą atramą, tą tvirtą savo žemę, ant kurios stovim. Šiaip labai gražu, ar ne, aš tai būna kartais taip išeinu, pagalvoju, ypač gal išėjus pasivaikščioti, ar ne, nes būna tada daugiau su gamta, praleidžiam, galvoju, kaip nuostabu mes ant planetos gyvenam, kurioje viską gaunam, kuri taip maitina, ar ne, tas žemės elementas iš tikrųjų jisai toksai labai gražus, kaip, pavyzdžiui, ugnies elementas, jisai irgi taip, pavyzdžiui, jisai nuolat su mumis iš tikrųjų jisai yra erdvėje, bet taip fiziškai ar ne labiau matomas, kai laužą kokį užsikuriam ar židinį, gal kas namuose ten turim, orkaitę, tą dar su ugnim ar nepamatom, bet gal rečiau jį jau matom šiomis dienomis, bet žemė mes vis tiek kiekvieną dieną, namai mūsų ant jos stovi. Medžiai auga, kai pasižiūrim, ar ne, laukia pamato medį, jisai žemės auga, kad jinai tokia maitinanti. Tai tas elementas jis tikrai toksai maitinantis, ar ne, prisodrinantis. Tai va, tai kas mus balansuoja, ar ne, ir kas balansuoja žemės elementą, tai yra iš tikrųjų namai. Moteriai labai labai svarbus dalykas namai, jisai gal netgi šitas dalykas jisai tiktų prie visų, bet dėl ko ir prie žemės įtraukiau, nes žemė jinai atstovauja formą, ar ne, kad mes turim formą ir namai yra mūsų forma. Ir jeigu pastebėjot, kada namai labai dažnai yra kvadrato formos, ar ne, namai kampuoti, ar ne, būna rečiau žmonės pasistato molinius namukus, kur apvalūs jie tokie, ar ne. Nes pats kvadratas, šiaip jisai žmogaus irgi to archetipiniai pasąmonėje, jisai atstovauja žemės elementą. Tai va, tai ar ne, žemės elementas ir namai dėl to būna va, kampuoti tokie. Ir tas va žemės elementas, ar ne, jisai mums duoda va, tą saugumą. Čia yra mano sienos, čia yra mano erdvė, čia man saugu, ar ne. Jeigu naktį, pavyzdžiui, nukristų viena siena, ar ne, mums būtų jau nesaugu miegoti, tarsi per daug erdvės atsiranda. Tam, kad mes jaustumėmės saugus, mums va reikia tos erdvės. Tai va, ar ne, būna kartais žmonės lifte arba mažose patalpose, jiems būna per daug to žemės elemento, ar ne, ir jie išsigąsta, jiems reikia erdvės.
Čia vėl nuo struktūros žmogaus priklauso, bet šiaip namus labai svarbu turėti harmoningus, kad būtų jums juose jauku. Aš net kažkada kurse joga ir holistinis gyvenimas, kas esat prisijungę prie šito kurso, esu įkėlusi paskaitą apie taip, kaip namus susikurti, namų energetiką gerą ir čia daug yra dalykų. Ir audiniai, kokie jums patinka, spalvos ar ne, kokios patinka, nežinau, ten statulėlės, nestatulėlės. Ir čia nėra svarbu dydis namų ar ne, bet svarbu, kad jums būtų jauku. Gal jūs mėgstat žvakių užsidegti, gal kad ten pritemdyta būtų pas jūs ar ne, gal kažkokios spalvos jums patinka. Tai va įsijaukinti ar ne, va kad ta mano žemė man būtų jauki, labai svarbu tas, o ne tai, kad namai būtų kaip bendrabutis, kad grįžtų, pernakvoju ir vėl išeinu ar ne. Vyrams taip gali būti, jiems tas nėra ypatingai svarbu. Moteriai tas yra labai labai svarbu, kad jinai va turėtų tą savo erdvę, kur jinai va grįžta, kur jos sienos, kur jos tas saugumas, kur jinai tarsi nurimsta, įsižemina ir gali tą savo energiją tarsi sugrąžinti į savo kūną. Tai va čia įsijaukinkit namus. Kitas dalykas ar ne, tai yra maistas. Maistas irgi labai labai stipriai balansuoja žemės elementą, dėl to, pavyzdžiui, kai kurie žmonės jaučiasi neramus, nepavalgę ar nepradeda vėjo per daug sukilti. Žmogaus psichikoje kitiems ugnies, čia vėl nuo žmogaus priklauso. Ir va, reikia kažkur, kad juos tarsi įžeminti, ar ne, tas gražus žodis įžeminti. Ir maistas iš tikrųjų labai žemina, dėl to irgi žmonės tiek daug turi ir emocinio valgymo, ar ne, yra labai labai didelė problema, nes galbūt žmogus nežino, kaip kitaip tą žemės elementą susirinkti ir jisai valgo, ar ne, kad nurimtų valgo žmogus. Va, nes vėjo per daug, ar ne, ką mes ir kalbėjom, ir jisai nežino, kaip įsižeminti. Ir kad mūsų žemės elementas pasikrautų, ypatingai Ajurveda rekomenduoja valgyti kažkiek saldaus maisto, tai neturi būti dominuojantis ir tas saldus maistas, tai aišku, gali būti ir bananas, gali būti ir datulė, gali būti riešutų sviestas ar ne, kad yra tas sveikas cukrus ar ne, tai mes tokį turim pasirinkti, ypač moteriams reikia saldaus skonio ryte, gali būti net pusryčiai ar ne, ten nežinau, avižų košė su uogom ar ne, kaip pavyzdys, ar jeigu valgom pusryčių sūriai, gal datulę tada galėtume suvalgyti. Tai va, kad tas saldus skonis vienas dalykas, jisai duoda meilės, ar ne, nes saldus skonis už meilę atsakingas. Ir jisai tuo pačiu ir stiprina žemės elementą, va, kad tarsi tos tokios subtilių tokių atramų prikuriam po biškutį, ar ne, savo dienoj visur jų pridėliojam, namus įsijaukinam, varite datulę, ar ne, prie kavytės. Ir mes taip tarsi visokiais mažais dalykais prikuriam va, tų tokių vidinio saugumo, kuris paskui integruojasi į tą jausminį, į emocinį foną, kad jeigu ir nebus tos datulės ryte, mes jau vis tiek jausimės ramios, nes tarsi busim prisimaitinusios. Taip ar ne, kad dar tas maistas būtų lengvai virškinamas, toks va minkštas, kai būna visokie ten troškinukai, sriubytės, kad nebūtų kažkoks labai žarnyną apkraunantis maistas, ar ne, ir kad šiltas būtų, ypač kai yra šaltas sezonas, tai labai labai reikia mums va to šilto maisto, šiltų sriubyčių, šiltų pusryčių, ar ne. Toliau, kas dar yra svarbu mums, tai yra gamta. Čia ką kalbėjom, tai paskirkit kiekvieną dieną laiko tikrai bent kokį 15-20 minučių išeiti pasivaikščioti kažkur, net jeigu gyvenam miesto centre, neturim galbūt miško, tai gal į parką kažkokią nuvažiuoti, ar ne, gal tiesiog į parduotuvę nevažiuoti automobiliu, o nueiti, kad kuo daugiau va to santykio turėti su žeme, su tuo ėjimu, ar ne, kai einam irgi, kad galit net irgi jausti tą žemę po kojomis, jausti tą dievybę, ar ne, po kojomis, eiti pagarbiai, nes mes ant dievybės kūno vaikštam, iš tikrųjų tai pasižiūrėjus, ar ne. Tai va, tai ta, ar ne, kad tai ir šiaip jeigu turim galimybę, tai būtinai kuo daugiau laiko praleisti gamtoje, ar ne, kad pasimaitinti tą gamtos tylą, tą gamtos energiją, tuo gebėjimu įsunkėti. Šiluma irgi dar atkūrinėja žemės elementą. Tai negyventi asketiškai, moteriams apskritai labai labai nerekomenduojama lysti tas, čia Ajurvedos aš poziciją gal išsakau, ne šiuolaikinę tą, kad nelysti tas jokias šaltas eketes, jeigu ten po pirties nubėgsit ar ne, išsimaudyti ten tuose tarpuose, ar į sniegą išsivolioti ar ne, tai čia viskas su tuo yra gerai.
bet kai būna ar ne, ten žmonės prasikvepuoja ir į eketės lenda, tai moteriai apskritai hormoninė sistema labai išmušinėja, žemės elementai išmušinėja, va tą tokį tą jausmą, kad moteris yra atsipalaidavusi, šilta, minkšta ar ne, kantri, jinai gali būti tuo pačiu, kai reikia ir labai ugninga, ir ten pavadovaujanti, ir viską sudėliojanti, ir griežta, ar ne, bet jinai paskui pabaigia tą visą pasirodymą karštą, ar ne, ir jinai nurimsta savyje. O va tas toksai šaltis, tas asketizmas, jisai išmuša iš moters va tą šiltumą, išmuša tą šiltą kraują. Ir gali paskui duoti labai didelį disbalansą tiek hormoniniai sistemai, tiek emociniai sistemai. Toliau, kas yra irgi moteriai labai svarbu, tai yra ritmas. Turėti ritmus, nes mes jeigu imtume pavyzdį iš pačios Žemės, ar ne, jinai turi ritmą, kada yra diena, kada yra naktis, jinai sukasi aplink savo ašį, net visa kaip Saulės galaktika yra Saulė centre ir planetos juda, jos visos juda ritmingai, juose nėra chaoso, nes jeigu pradėtų belia kaip judėti, kad Venera kada nori, taip juda, Saulė kada nori, tai sukasi, tai nesisuka, ar ne, mes čia apskritai sugriūtume visi po vieno tokio pasirodymo, ar ne? Tai įsakoma, kad moteriai irgi labai yra svarbu ritmas. Jai labai svarbu, nebūtinai, kad ar ne mes ten, kad tą dienos ritmą turėti, jeigu jūs ten kartais pabėga, tai nieko tokio, kad ten, nežinau, savaitgalį ilgiau pamiegat, ar dar kažką ten, nežinau, darot kitokio negu kitom dienom, bet iš esmės, ar ne, kad turiu va tą savo harmoningą gyvenimą, kada maždaug keliuosi, kada einu miegoti, kada pavalgau, kada, nežinau, aš rašau dienoraštį, kada medituoju, ar ne, tai va tą turėti kažkokį tai savo ritmą. Moteriai ypatingai, sakoma, palanku yra gyventi mėnulio ritmu, stebėti, kada jaunatis, kada pilnatis, žinoti, kaip jie veikia fazės, ar ne, pasistebėti tą mėnulio dienoraštį, galbūt rašyti, pasistebėti save, kaip aš jaučiuosi per delčią, pasistebėti save, kaip aš jaučiuosi per pilnatį. Mes jeigu taip įjungsim tą savistabą, kartais su dienoraščiu tas labai patogu, mes pamatysim, kad mūsų jausminės būsenos keičiasi nuo mėnulio fazių, tas mus įtakoja ir va čia būna, sakau, žmonės kartais jie nori būti visą laiką vienodi, visą laiką labai džiaugsminga, visą laiką atsipalaidavusi, visą laiką geros nuotaikos, o jeigu eina dėl šios paskutinės dienos, gali būti, kad nebus tos nuotaikos ir mes žinosim, o dėl čia atėjo, nu gerai, nėra nuotaikos ar ne, gal šiandien išeisiu ilgiau pasivaikščioti į lauką, nežinau, su vaikais ten ramiau paskaitysim knygą, ar ten išeisim visi kartu pabūti kažką, tai su šeima paveikti, ar ne, aš galiu net pasireguliuoti va tas savo veiklas ir žinau, kad eis tos 2 dienos ten dėl šios paskutinės ir praeis ir vėl viskas, ar ne, vėl tonusas pradės grįžinėti, o taip mes būna, kai nežinom tų ciklų. Tai atrodo, nu kas čia man pasidarė, kas čia vėl negerai, ko čia liūdesys, ar ne, gal čia reikia kažką pramedituoti, prasidirbti, pasikeisti, ar ne. O mes, kai judam va taip va su tuo žemės ritmu, mėnulio ritmu, tai mes tiesiog žinom, kad dabar tokios dienos ir mes žinom, kaip jas atlaikyti, kaip jas išbūti, o nespraksim kaip tie popkornai keptuviai, kad visą laiką taip, visą laiką vienodai, ar ne. Tai va čia mes duodam savo netgi tą tokią laisvę. Ir kas dar moteriai yra labai svarbu, poilsis, be jokios kalties, kad nieko nedarau, nieko neveikiu, nieko nevalau, nieko negaminu, nieko nesiūnu, nieko neskalbiu, ar ne, o tiesiog poilsis, nes be poilsio galima sakyti, jūs ten, jeigu turėsit gražius namus, pasimaitinsit sveikai, nueisit į pirtį ar ne, pasibūti, bet jeigu neišsiilsėsit, tiesiog nebus iš nieko vertės, iš meditacijos nebus vertės, iš maldų nebus vertės, iš manifestacijų nebus vertės, nes pirminis dalykas moters struktūroms yra va tas poilsis, ar ne, kad jinai galėtų žydėti. Va čia kaip ateina žiema, nukrenta visi irgi iš žemės pavyzdys, ar ne, kaip mes galime mokintis iš gamtos, kad tai yra didžiulė mokykla. Ateina ar ne ruduo, mūsų gamta pradeda mesti va, lapus, ar ne, ir ateina va ta žiema, net medžiai, aš kaip būna, matau, miškėjai tokie nujodavę, ar ne, net atrodo ta juoda spalva, lik viskas užsidaro, žemė užsikloja, lapai užkloja, viskas vyksta poilsis tam, kad galėtų įvykti žydėjimas, o jeigu ar ne, to poilsio nėra, tai tada vėl. Aišku, pavyzdžiui, pasižiūrėsiu kokį Tailandą, ten ar ne, nuolatinis žemės tas yra aktyvus laikas toksai
Gal kažkaip kitaip žemė ilsisi ar ne, bet mes, ypač kas gyvenam, ten yra daug vandens elemento, va ten ar ne, žmonės kitaip ilsisi, gal ritmą lėtesnį turi. Mes turim kitokį klimatą, irgi mes į jį turim atsižvelgti. Žmogus nėra atsietas nuo klimato, kad man nesvarbu ar ne, kad čia prisnigo, kad atėjo pas mus šaltas periodas, mūsų sąmonė reaguoja į tuos dalykus ir mes turim irgi atsižvelgti. Ir va čia va ar ne ateina tas šaltasis periodas, mes irgi, tai yra laikas, kai turim daugiau pamiegoti, daugiau pailsėti, daugiau pabūti namuose. Nėra būtina, kad pereiti per visus renginius, kad laukia tamsu, nu tai aš eisiu ten į visus spektaklius, į visus koncertus, ar ne, galima jų tikrai kažkiek eiti, bet tai neturi būti, kad toks bėgioju, gali būti, kad tas bus daug vertingiau tiesiog ant sofos pagulėti, paskaityti knygą kažkokią atsigulus, ar ne, tiesiog pailsėti, tas yra labai labai svarbu moteriai, nes taip atrodo kartais, aš kaip irgi dirbu su moterimis daug, jos ten bėgioja grožio salonus, tvarkosi odą, dar kažką tai, kur tiesiog sakau, reikėtų išsimiegoti ir gal ten viskas pradėtų tvarkytis ar ne, o būna gelbėjom save kažkaip atvirkščiai. Tai va, tai išsiilsėti ir geriausiai poilsis yra pabūti vienai, pabūti tyloj, pabūti be jokios mentalinės informacijos, ten be jokių, nu va, išvažiavau dabar į sodo namelį, pabūsiu tyloj ir ten žiūriu paskaitas kažkokias, nes reikia save užimti, reikia kaip tik va tą protą ilsinti nuo informacijos, nuo kažkokių aktyvių praktikų, ten net nedaryti jokių, nežinau, ošo kundalinį meditacijų ar ne, o kad tiesiog visiškai leisti savo išsigulėti, išsibūti, išsitingėti, ar ne? Tas yra labai reikalinga. Taip, ir dar iš emocinės pusės, kas mus irgi balansuoja labai stipriai žemės elementą, mes per tokius, galima sakyti, apčiuopiamus perėjom dalykus, ar ne? Ir tas vidinis pasaulis, emocinis, jisai nėra toks forma, jisai nėra toks apčiuopiamas. Tai labai svarbu yra pirminis instinktas išmokti, pasitikėti tą savo intuicija, ta pirminė intuicija, kur mes kažko tai būna užsimanom ir ateina ta mintis, aha, jo reikia. Ir tada bet nereikia, kam čia tau, taigi visai nelogiška, ar ne? Ir mes būna tarsi tą mintį, ar ne, kažkur užklojam va tom savo kitom mintim, ar ne, kad ne. Nors būna tas pirminis aha momentas, tas eureka, ar ne, jo. Arba būna irgi atvirkščiai kartais, kad, nežinau, mes su kažkuo kalbam, ir kažkaip mintis prasisuka, kažkaip meluoja man tas žmogus, nepasitikiu aš juo. Bet paskui ar ne, ateina kitos mintis, bet pasižiūrėk, jam nėra jokios prasmės meluoti, kažką tai apgaudinėti, ar ne. Ir va tas va būna mes tą pirminį pasirodymą, tą švystelėjimą, tą perlą užguldom kažkokiais va tokiais va dalykais. Ir kaip sakau, kartais gerai save pratinti prie to savo intuicijos išgirdimo, prie to patikėjimo intuiciją, kad jeigu ar ne atėjo va kartais ta mintis, kur ne, arba taip, kad nėra būtina iš karto kažką daryti su ja, bet tiesiog stebėti pačią situaciją, kažin pasitvirtins ta mano mintis ar ne, ar iš tikrųjų tai bus ar ne, ir paskui gal net niekam nesakyti, aš žinojau, aš taip sakiau ar ne, bet pačioms išmokti pagauti ir stebėti, ar jinai pasitvirtins ar ne, va tas jausmas pirminis, tai mes irgi turim čia tą pirminę idėją, tą tokį pirminį intuicijos balsą, gražinti į save, jis yra labai labai svarbus, tai va intuicija, ar ne, ta pirminė intuicija ir gaudyti va tuos perlus, kaip aš jaučiuosi, ar ne, būna kartais pojūtis mūsų kūne gali apgauti, bet būna ir neapgauna, būna apgauna, tai va tas va išmokti netgi tą intuiciją, pastebėti, kaip jinai kalba, kaip jinai pasirodo, kaip jinai švysteli, nes intuicija jinai būna labai tokia, kaip sakau, pasirodo, užgesta, o jau ten tie balsai ant viršaus tada įrodinėja, argumentuoja, pykstasi ar ne, bet tas va toks trumpas, tas kaip žaibo blyksnis ar ne, ir mes arba patikim juo, arba ne, ir va čia va mokintis pradžiai pastebėti, ar realiai man, ar pasiteisins ta mano pirminė mintis ar ne. Kad mes jį geriau girdėtume, tai tikrai reikalinga meditacija arba malda, arba kuo dažnesnis buvimas gamtoje, nes kai mūsų tas vidinis ežeras jisai rimsta, ar ne, ta intuicija jinai darosi labiau pamatoma, nes jeigu čia chaosas, ar ne, tai tas intuicijos balsas
jisai kaip ir norėtų prasiveržti tuo žaibo blyksniu, bet jam tarsi neišeina, nes per daug bangų, per daug siūbavimo, o kai mes rimstam viduje, va ta intuicija, jinai pradeda matytis daug aiškiau. Toliau kitas irgi svarbus momentas, tai yra, ką ir kalbėjom, kad išmokti brėžti ribas. Ir va čia tas, kad mes išmoktume brėžti ribas, mes pradžiai turim susidėlioti save. Aš esu ašis, tarsi va, kaip ir Gajos mite yra, ar ne, va ta žemė, jinai pati save kūrė, jinai pati savo vyrą sukūrė, Gaja, ar ne pati savo vyrą sukūrė, pati vaikus pasigimdė, ar ne, jin tarsi viską kūrė pati iš savęs. Ją sukūrė, ar ne, va kaip ir mūsų Dievas sukūrė ir toliau mes jau esam tas kūrėjas. Tai va čia, ar ne, pirmiausia, mes turim apsibriežti save, ko aš noriu iš gyvenimo, kokios aš noriu dienos, ką aš noriu nuveikti per tą dieną, nes jeigu mes pačios nežinom, ko aš noriu, ką aš noriu veikti, tai mes būna lengvai pasiduodam kitų, tarsi kitų kūrybai, ar ne? Kaip pavyzdys, ar ne, jeigu aš, pavyzdžiui, žinau, kad aš noriu po darbo važiuoti sportuoti, aš noriu galbūt su kažkuo susitikti, aš noriu galbūt nueiti kažkokį savo hobį, kažkokį rankdarbį užsiimti, ten būrelį kokį lankau ir mane darbdavys ten nuolat spaus, kad pasilik po darbo ilgiau ir mes galvosim, nu jo, aš gal nieko neveikiu, gal reikia pasilikti ar ne. Bet paskui pradeda kilti pyktis, kodėl aš pasilikau, čia mane išnaudoja ir mes nepamatom, kad ne darbdavys ten kaltas, o aš pati nenubrėžiau ribos, ar ne? Bet jeigu aš žinau, kad baigėsi darbas, aš važiuoju, galbūt mano yra reikalas ilsėtis, irgi šventas reikalas, ar ne, pasibaigia darbas, laikas pailsėti. Aš tada tiesiog aš pati žinau, kad aš pasakysiu ne, nes aš turiu reikalų namuose, galim neįvardinti kokiu, ar ne, arba jūs gal turit reikalų, nes važiuojat sportuoti, gal jūs turit reikalų, nes esat planavę su kažkuo susitikti. Ir va tas va toksai savęs žinojimas, ar ne, savo dienos, savo vertybių, netgi man kas yra prioritetas, gal šeima. Ir aš tada, pavyzdžiui, va, po to darbo, aš tada pasakau, kad ne, nes aš esu suplanavusi laiką šeimai. O jeigu aš esu, pavyzdžiui, mano prioritetas šitam gyvenimo etape yra karjera, sakau, viskas ok, aš galiu likti, nes aš kaip tik noriu daugiau ten padirbti, daugiau sužinoti, daugiau užsidirbti. Ir va čia nevyksta ta priešprieša, nes taip mes būna pačios nežinom, ko norim, kas mums svarbu, kas yra mūsų prioritetai, tada ateina kiti siūlo idėjas ir mes kaip pasimetusios, mes būnam, aha, nu gal jo, o gal aš čia pasirodysiu blogai, jeigu aš to nepadarysiu. Tai va čia va tas, ar ne, tarsi savęs sudėliojimas, jisai duoda mums aiškumą ir mes va tada taip neišsimėtom, ar ne, va tų savo vidinių žemių, to vidinio dirvožemio nemetam į tą pusę, jisai lieka mumise, mes jį va dar pamaitinam ten poilsiu, mankšta, kažkokiu laiku savo ir mes va tada galim žydėti, ar ne? Tai va tas mums padeda ribas nusibriežti, ar ne? Savęs žinojimas, aišku, padeda jas nusibriežti ir tai, kad aš gebu jas išsakyti, kad ne aš nedarysiu to, ar ne aš negaliu, nes aš esu kažką kitą suplanavusi. Tai va tas toksai aiškios savo pozicijos tiesiog nubrėžimas, ar ne, bet mes čia pirmiausia, kaip sakau, turim save žinoti. Taip, kas dar žemės elementui padeda, kad mes jį turėtume va tą stabilumą, aiškumą gyvenime, ar ne, tvirtybę, tai emocijų paleidimas, nes žemės elementas jisai atsakingas už kaupimą. Kaip yra Ajurvedoje, ar ne, yra 3 kūno tipai - vėjas, ugnis ir žemė. Tai žemė yra tas tipas, ar ne, kur dažnai net kūno svoris didesnis būna, nes jie linkia kaupti. Jie gerai turtus kaupia, jie gerai gali kažkokius prisiminimus saugoti, atmintį ilgalaikę turi šitie žmonės, ar ne. Bet jie taip pat kaupia ir emocijas. Tai va čia va žemės elementas, jisai turi savyje tą kaupimą, kad ta žemė netaptų per tokią pernelyg vandeningą ar ne, pernelyg sunki, mes turim atrasti tai, kas mums padeda paleisti emocijas. Ar tai bus šoko terapija, ar dienoraštis, ar kažkoks išrašymas, tai čia jau jūs atraskit, kas jums. Toliau gebėjimas išlaukti, ką mes kalbėjom, ar ne, tai kantrybės ugdymas savyje. Kai kažko nežinom, tiesiog leiskit savo palaukti, leiskit savo kartais nežinoti. Nebūtinai viską čia GPT surašyti, ar ne, kad tu turi man papasako, dabar yra tokia situacija, ką man daryti, kaip aš spręsiu, o tiesiog kartais pabūti dieną, 2, ar ne,
mes vis tiek žinom, koks yra laiko limitas, kiek mes galim laukti. Tai va, tai bet kartais yra tas gerai palaukti, pabūti, pastebėti ir pažiūrėti, kaip viskas susidėlios. Galit kartais, aš tai būna, paprašau irgi savo dievybių, kurias medituoju, sakau, aš nežinau, ką daryti. Ar jūs galite padėti atrasti atsakymą, arba sakau, kartais išspręskit už mane ir aš tiesiog laukiu. Ir tikrai viskas susidėlioja, aišku, yra ta protinga riba, kiek galima laukti, ar ne, ar ta situacija, nežinau, remiasi į kažkokias kitas situacijas ir aš adekvačiai žiūriu, kada reikia spręsti, kada imtis priemonių, kada nedelsti, kada griežtai nelaukiu ir net neplanuoju laukti ir iš karto griebiu jauti iš pakarpos. Bet yra tos situacijos, ar ne, kur kartais, nu taip, jos nėra aštrios, jos nėra kažkokios dominuojančios, jos nėra skubios ir kad mes nebūtinai turim būti va tie savo gyvenimo sprendėjai, kad viską išspręsti. Ar ne, tai čia mokomės kaip ta žiema, ar ne, išlaukti savo pavasario. Ir toliau ir labai svarbus momentas, tai yra informacinė dieta, kad mes mokomės sumažinti informacijos rautą, ar ne, socialinių tinklų naudojimą, negatyvios informacijos skaitimą, tiesiog badą. Va šitoje vietoje tinka moteriams asketizmas, ten tie lindimai, jakėtės visokie badavimai, nebadavimai, pabadauti irgi kartais gerai, bet dietos ar ne kažkokios nėra tinkami dalykai, bet va čia va yra, šita dieta yra tinkama tikrai. Taip, užmesiu akį, gal į klausimus čia kažkokių yra. Arba aš užmesiu akį, jums duosiu dar vieną klausimų seriją pasidaryti. Čia bus paskutiniai klausimai ir keliausim prie kristalų įžeminančių. Ir dar, ar ne, kelis klausimus irgi, kad truputėlį galva pailsėtų nuo to tokio srauto informacinio. Tai irgi gali pasimti sąsiuvinius, tušinukus ir užsirašyti, kur gyvenime reikia, kur mano gyvenime reikia daugiau paprastumo, ar ne, kur aš savo galiu leisti gyventi paprasčiau. Mes kartais turim tos protus tokius sudėtinginam. Kur paprastumo maiste, poilsyje, laisvalaikyje, ar ne, bendravime. Dar vienas klausimas, jei mano žemės elementas galėtų kalbėti, ką jis pasakytų, ar ne, va ta vidinė žemė jūsų, va tas jūsų stabilumas, aiškumas, tvirtumas, ką jisai jums pasakytų. Ir paskutinis klausimas, koks vienas mažas veiksmas sustiprintų mano žemės elementą? Gal šiltai pavalgyti, ar ne? Gal kažkas kito?
Matau, prie klausimų dalinatės, kad lietuvių žemės deivės žemyna irgi turi gražių mitų. Jo, mes lietuvių mitologiją nepaprastai gražią turim. Irgi su labai labai daug išminties, labai daug gražių ir moteriškų dievybių ir vyriškų. Tai irgi tikrai galima daug pasisemti. Kuris kristalas padeda su saugumu? Labradoritas dalinatės. Labradoritas jisai labiau suteikia apsaugą, kaip pavyzdžiui, galbūt mūsų darbas yra su daug žmonių, ar ne, ir labai daug skirtingų energijų maišosi. Ar mūsų vadovas, pavyzdžiui, sudėtingas, ar atsiduriam kažkokiose situacijose, kur reikia tos apsaugos, tokios energetinės, tai labradoritas šitoje vietoje patį saugumo jausmą padeda labiau integruoti agatas. Agatai labai labai stipriai šitoje temoje dirba. Tai mes tuoj vaisim. Jolanta dalinasi, organizmas pats duoda signalą, kad esu pavargus ir tokią dieną tiesiog nieko negaliu daryti. Labai gerai. Ir planuojate organizuoti tylos stovyklą? Čia dažniausias klausimas, kurį gaunu pastaruoju metu. Galvoju, kadangi labai daug klausimų gaunu šitą temą, padarysiu vieną tylos stovyklą, pasižiūrėsiu, kada galiu ją padaryti, tai vieną pasidarysim šią žiemą. Tik dar nežinau, kada, manau, gal link vasario. Vasarį, kažkur aš vasarį skrendu, nebeatsimenu kur. Tai gal vasario antroji pusėje. Taip, ir tada keliaujam prie kristalų. Čia aš neseniai kūriau elektroninę parduotuvę kristalų, šiaip Kaune jau mes ir kūrėm tą tokią erdvę kristalų. Bus galima ateiti, dar kol kas sukam komodas, dirbam ties kristalų studija, tai bet va padariau nuolaidą šitai mūsų paskaitai. Tai ir dabar kristalai, kaip sakiau, ar ne, jie turi savyje labai daug žemės elemento, nes jie auginti žemėje, jie turi labai tą gilų santykį su žeme. Ir pati žemė, jinai, kas yra įdomu, ar ne, jinai turi savyje va tas energetinės savybės, kurių mums dažnai reikia. Netgi mes, jeigu, pavyzdžiui, pasirinktume augalus, kaip pavyzdys, ar ne, mes jeigu sėdim galvoju, kokį čia parinkti, po alyvmedžiu, ar ne, mes gaunam vienas savybės, ar ne, žemė irgi geba tarsi iš augalo išskleisti va tas va savybės. Augalai irgi veikia kaip kristalai, va su medžiais tas, ar ne, kad, pavyzdžiui, mes jeigu sėdim po liepą, mes prisimaitinsim tos moteriškos tokios energijos, jeigu mes būnam prie ąžuolo, jisai mums duoda drąsos, duoda tvirtybės, ar ne, tai kristalai turi savyje dar daugiau va tų va tokių energetinių savybių negu augalai netgi laikoma ir kad jie turi tą tokį ilgesnį poveikį kristalai, nes būtent žemė juos augina kristalus milijonus metų. Ir va tas va toks ilgas auginimas, ilgas procesas įspaudžia juose labai didelės galias. Ir kristalai jie nuo senų senovės. Dabar mes, kaip sakau, turim va tokius, ar ne, va kaip pavyzdys, turiu čia prie savęs agato tokią labai gražią plokštelę. Aš agatų dar prikelsiu, manau, kitą savaitę daugiau svetainę, nes labai turiu gražių parsivežus agatų iš Vokietijos, iš parodos. Tik tai dar nespėjau sudėti. Tai ar ne, mes dabar va turim agato plokštelę, agato ten nežinau, ar kitokių, ar ne, va čia dar saulės akmenį turiu, bet čia tokie jau truputėlį didesni, mes būna dažnai turim delninukus, būgninukus, tas irgi yra gerai, bet šiaip senoviai kristalų naudodavo labai didžiuliais kiekiais, moteris labai dideliais papuošalais puošdavosi, net aš Nepale, kai buvau kažkada pasako man antikvariato vienas savininkas, kad sako, po 7 kilogramus papuošalų nešiodavo moteris. Tai įsivaizduot, kokį svorį ant savęs dėl grožio. Ir tie papuošalai, aišku, būdavo iš kristalų, dėl to jie būdavo tokie sunkus. Ten Nepale būdavo labai naudojamas turkis, raudonas koralas. Tai va tai ar ne, bet vis tiek, kad moteris jos labai daug dėvėdavo kristalų, nes jie ir tas savybės perteikia, ir apsaugas, ir va tą žemės elementą palaiko, kad ta moteris būtų tvirta. Moteris neturi būti išplaukusi, čia būna kaip kartais parodo, kad tu turi būti minkšta, tu turi būti atsargi, švelni ir panašiai. Tai turi būti tos savybės, bet jeigu yra situacija, kad moteris gali būti kaip žaibas, jinai gali taip staigiai viską sutvarkyti, ar ten jeigu reikia nukirsti, ar ne, kad tai neturi būti, kad visą laiką vienoda kažkokia drungna.
Tai va kristalai duodavo va tą gebėjimą persiorientuoti, kai reikia ar ne. Reikia aš labai minkšta, švelni, reikia kaip ta kali dievybė, kur liežuvis iškištas, galvas nugirstas visiems ar ne. Tai va, tai tos dievybės irgi va kaip atskleidžia visą tai. Ir kristalai, jų būdavo dėvima daug, jų būdavo nešiojama daug, moteris būdavo apsuptos jais, būdavo indai daromi iš kristalų, sienos, kartais net visos grindis, kartais net visi rūmai, gintaro kambarys ar ne, kaip yra, tai va, tai jų būdavo begalės. Ir va čia vaidėjau kristalus, kurie turi savyje labai daug žemės energijos, tai va agatas, ką aš jums čia parodžiau, jisai duoda moteriai minkštumo, derlingumo, galima sakyti, ar ne, va to tokio. Jisai duoda saugumo ir kristalas agatas, tai yra, jisai yra lėto poveikio kristalas. Jeigu mes jį užsidėjom, reikėtų jį nešioti ilgai, nes jisai sakoma, kad veikia tyliai, veikia lėtai, bet jisai jau taip integruotai įleidžia tarsi į žmogų tas šaknis ir jisai būtent perduoda va tą minkštumą, moteriškumą, gaivumą, lengvumą, vidinį ryšį perduoda su savo emocijom. Tas labai svarbu, kad ar ne mes atsirandam, nes kartais mes nenorim tų emocijų, jaučiu pyktį nenoriu, ten jaučiu nerimą nenoriu, ar ne. Ir mes turim atrasti va tą santykį su savo emocijom, kad, pavyzdžiui, jaučiu pyktį ir sakau, labas pykti, nu, kas yra, ko čia dabar pyksti, ar ne, kas nutiko, pasikalbam, ar ne, kaip su žmogum vas tą emociją. Ir mes būna tarsi, o norim mes nukirsti, ar ne, tą pyktį pro duris, iki čia negyvensi, ar ne, su manim. O agatas jis duoda tą tokį gebėjimą, kad tarsi mes pradedam komunikuoti realiai su savim, su savo vidum, atsisukam į save, nebijom pačio savęs ir kaip tik einam į tą ryšį su savo baimėm, pykčiais, nerimais, ar ne, kalties jausmu, ar kas ten jau viduje sukasi. Ir va jisai padeda irgi žmogui kurti saugumą, jisai kristalai jie taip įdomiai veikia, bent aš iš savo praktikos, ką labai matau, jie padeda sukurti tam tikras situacijas. Ir va, pavyzdžiui, agatą nešiuojant pradeda ateiti netgi, va, pavyzdžiui, tokios mintis, kad jeigu, pavyzdžiui, moteriai trūksta saugumo, aha, ką man čia reikėtų padaryti, kad būčiau saugesnė, gal nežinau, jums ten saugumą teikia va tas va dienos ritmo turėjimas, ar ne, kad tiesiog tai yra mano toks proto tipas, ar ne, ir jūs tada pradedat galvoti, kaip susidėlioti tą ritmą, ar ne, tai va jisai tarsi įveda kažkokias mintis į mus naujas, kažkokias situacijas būna, sukuria, kur mes turim ar tai pastovėti už save, ar moko nubrėžti tą ribą. Tai va, tai čia agata šitoj vietoj. Toliau malachitas, aš jo neįdėjau ir neturiu prie savęs, nes dabar esu Vilniuje, ne mūsų studijoje. Tai malachitas, jisai toksai žalias akmuo, su tokiam būna šviesesnėm linijom, labai labai gražus. Iš jo senoviai būdavo daromos labai dažnai dievybių statulėlės, nes jisai atsakingas už grožį, patrauklumą, charizmą, magnetizmą. Sakoma, kad net moteris, jeigu jį nešioja, jinai gauna daug daugiau patrauklumo ir magnetizmo. Dėl to ir va statulėlės, ar ne, kad tarsi patrauktų akį, laikomas Veneros akmeniu. Ir čia jisai netgi būna labai rekomenduojamas ar net scenos žmonėms, ar ne, nu va kas nori turėti tą patrauklumą. Taip pat malachitas, jisai irgi sakoma, kad padeda kurti laimingus santykius. Viena iš tų jo funkcijų šeimininė laimė. Būna prie šeimininės laimės malachitas skiriami arba smaragdas irgi dar būna skiriamas. Tai va, tai ir kas yra, kad malachitas labai stiprina intuiciją. Va tas varne, kur mes turim pajausti, va tas yra labai galingas momentas pas moterį pagauti va tą pirmą perlą, kuris sušvitėjo ir paskui tą kriauklę jį nori paslėpti ir jau ten bangos ant viršaus ar neplaukia. Tai va tas, kad mes pradėtume stipriau fiksuoti tą dalyką, mano intuicija, ką sako, ką daryti, ko nedaryti, su kuo kalbėti, su kuo nekalbėti, kur būti, kur nebūti, ar ne. Ir va ta intuicija, jinai iš tikrųjų yra labai stipriai susijusi su savisauga. Aš būna kaip irgi kalbu su moterimis, mes daug bendraujam ir ten, pavyzdžiui, nueina į kokius neharmoningus santykius ir sako, buvo man ta pirma mintis, kad čia blogai bus. Ir vis tiek aš ten papuoliau, nes ar ne, buvo ta švystelio ta mintis, bet tada gal įsijungia kažkokios, nežinau, kad, nu tai čia pasikeis, tai gal susitvarkys, tai gal mes išsispręsim, ar ne, ir būna, va,
kai pasako moteris, ypač dažnai apie tos nelaimingus santykius, sako, iš pat pradžių jaučiau, kad čia kažkas negerai, bet va tarsi ar ne, mes neišgvildenom, kas negerai, galbūt nepatikėjom tą savo intuiciją, galbūt pagalvom, kad ai čia prisigalvoju, ai čia vėl aš kažko tai noriu, nežinau ko ar ne, ir nepatikim tuo. Ir va ta va iš karto, kai mes nukertam tą intuiciją, tai ir ta savisaugos tokia sistema jinai pagriūna. Tai va čia ar ne, malachitas grožis, intuicija, patrauklumas, santykių stiprinimas, kai esam santykiuose, ar ne, jisai duoda šitas temas. Ir jaspis irgi dabar neturiu aš jo prie savęs, bet jaspis senoviai buvo vadinamas didžiosios motinos akmeniu. O didžioji motina Marija Gimbutienė, apie ją yra daug kalbėjusi, tai yra būtent tas toksai moteriškas pradas. Mes dabar taip dažniau esam pripratę, kad vyrai dažnai mokytojai, ar ne, kad Dievas, ar ne, yra vyriškos giminės įvardinamas, bet Marija Gimbutienė, man atrodo, yra sakę Dieve, Dieve šitas, ar ne, tai nebūtinai turi būti vyras Dievas, ar ne, bet mūsų taip psichikoje formuojasi. Ir kad senovėje buvo labiau akcentas būtent, kad ta dievybė yra motina, kad tai yra moteriškos giminės, moteriška ta forma ir būdavo laikoma, kad jaspis yra būtent jos akmuo, jisai būdavo irgi toks kaip šventas laikomas, kad tai yra atsakomybės akmuo, kad tai yra išminties akmuo ir kad ta atsakomybė su jaspiu jį nešiojant, jinai pirmiausia gimsta prieš save. Ar ne, va, kad aš esu ta savo gyvenimo tarsi pirminis taškas, nuo kurio prasideda va ta visa karuselė aplinkui, bet aš esu tas centras, ar ne, kad aš mokausi dėliotis savo dienotvarkę, savo režimą, aš mokausi valgyti sveikai, aš mokausi mankštintis, ar ne, rūpinuosi savo dvasiniu augimu, rūpinuosi šeima ir ar ne, va ta atsakomybė, kad jinai va taip kūrėsi, o ne kad aš labai atsakinga darbe, bet realiai ten, nežinau, sėdžiu ir mišrainės iš Maksimos valgau už pakelio, ar ne. Tai va tas va, jaspis jisai duoda va tą išmintį, kad pasirūpink savimi ir toliau nuo tavęs ar ne pasileis tas visas aplinkui kitas procesas. Ir jaspis jisai irgi duoda išsilaisvinimą iš suvaržymų, tai gali būti ir mūsų kažkokie įsitikinimai netinkami ar ne, ir mūsų baimės, ir mūsų nusistatymai. Tai va, tai čia yra jaspio temos, būtent atsakomybė, išmintis, išsilaisvinimas iš suvaržymų ir va tas va moteriškumas, ar ne, va, kad šitie trys mineralai, aš jums ką įvardinau, jie yra labai moteriški. Jie yra labai tokie įsunkinantis tą gerąją prasme, ar ne, kad mes nebūtume, kad, ai, nežinau, ko noriu, kas čia yra svarbu, kas nesvarbu, ar ne, toksai pasimetimas, svetimų idėjų primetimas, savęs formavimas iš svetimo. Taip, užmesiu akį klausimus, nes čia, taip. Tylos stovykla, toliau taip. Facebook rodėte labai gražų didelį ametisto kristalą iškeliaujantį pas šeimininką elektroninėje parduotuvėje nerandu, nes jis iškeliavo, pas šeimininką. Šiaip aš turiu ametistų dar didelių, irgi dar nespėjau kelti, žinokit, bet turiu tikrai tokių po porą kilogramų, man atrodo. Tai manau, kad kitą savaitę sukelsiu, nes kitą savaitę būsiu labiau studijų kristalų, tai jeigu kažko reikės, rašykit, ieškosiu, nes tikrai ne viskas dar sukelta, nespėjom. Taip įdomu būtų išgirsti apie saulės akmenį ir koks skirtumas perkant apyrankę arba vieną kristalą. Saulės akmuo, jisai va čia pas mane dabar kaip tik rankoj turiu, jisai duoda vidinės energijos, jisai atsakingas už saulės planetą mūsų energetiniai struktūroje, nes mes turim visas planetas savo kūne iš tikrųjų, ar ne? Ir tos planetos komunikuoja su planetomis viršuje. Ir va čia va mūsų Saulės planeta, kuri būna, mes žinom, kad aš esu vandenis, arba kad ten Saulė tai mano asmenybė, Saulė tai mano tas va spindėjimas į išorę, kad kaip aš asmuo išsireiškiu, ar ne, net už tai, ką aš veikiu gyvenime, kaip save realizuoju, nes Saulė, mes save realizuojam. Ir turime energijos tai realizacijai, kas yra svarbu, nes kartais mes žinom, ką norim veikti, ką norim daryti, bet neturim tam parako. Tai saulės akmuo yra būtent išsiaiškinti tą temą, ką aš noriu veikti gyvenime ir kad išlaikytume tą draivą veikti.
Ir saulės akmenį nešiojant, kas yra labai svarbu, neprisidėti jų per daug, nes aš atsimenu, kažkada užsidėjau 2 apyrankės saulės akmens, aš praktiškai nustojau miegoti, aš galvoju, kas man darosi, aš kaip su deglu kokiu visą laiką, dieną, naktį viskas šviečia. Tai tiesiog paskui nusėmiau apyrankę, susibalansavo, nes man 2 buvo per daug, nes aš ir taip ugnies turiu daug ir dar aš jos pasikroviau, tai tiesiog perdegimas net prasidėjo. Tai va, tai reikia žinoti, ar ne, kad reikia stebėti save. Su visais kristalais reikia stebėti save, kaip jaučiuosi. Nes atrodo toks geras kristalas, bet gali perdeginti irgi, ar ne, truputį. Tai ir perkant apyrankę ar vieną kristalą apyrankę, jinai nuolat, ar ne, veiks, kaip pasakyti, jinai visą laiką, va tas, kaip aš, ar ne, užsidėjau ir visą laiką kūrena, tarsi tas židinys nuolat malkų gauna. O mes, jeigu, pavyzdžiui, jaučiam, kad nereikia man ten labai savęs stipriai kurstyti šitoje vietoje, tai galima, pavyzdžiui, va, tokį kristalą pasimti į meditaciją, galima darbe ant stalo turėti ir pasimti, va, pavyzdžiui, kad ir kalbu su kažkuo rankose laikyti, arba ten, nežinau, jisai net jeigu jau didesnis kristalas, jisai save išspinduliuoja ir veikia, ar ne? Ir mes tada galim tiesiog turėti prie savęs rankose pasukti. Jeigu ten turiu, va, čia turiu širdelę, ar ne, kaip pavyzdys prie savęs, galima tiesiog rankose kartais laikyti, žaisti, ar ne, tas ir šiaip taip gera tą kristalą liesti ir mes to pačiu savybės gaunam. Tai va, taip. O kaip lietuviškas gintaras? Gintaras, jisai turi savyje irgi labai labai daug gražių savybių, labai didelis sąrašas yra, ką turi gintaras. Pirmiausia, tai jisai duoda žmogui šilumos, va to ar ne, kur sakiau, kad mes nenueitume į kažkokį užgesimą, apatiškumą, į kažkokį šaltą liūdėsi. Tai gintaras va tą šilumą palaiko, ar ne, jisai va tą turi tokį spalvą net, ar ne, ir mūsų promočiutės nešiodavo, močiutės, ar ne, gintarus nuolat nešiodavo. Tai va tas va duoda irgi šviesos, duoda šilumos, irgi duoda savirealizacijos, netgi tokios to gebėjimo išspindėti save. Taip, siunčiame į užsienį kristalus. Taip, ar yra skirtumas, koks agatas, jų ten nemažai rūšių. Agatų, pats principas agatų, ką yra svarbu žinoti, kad jie visi va turi savyje tą ilgalaikiškumą, jie visi turi savyje labai labai daug žemės elemento, kaip pavyzdžiui, ar ne, čia saulės akmuo, čia dominuoja ugnis. Yra ir to žemės, bet vis tiek ugnis labai stipri. O agatas, jisai yra va ta žemė tokia. Bet yra kaip pavyzdys, ar ne, baltas agatas, jisai duoda labai daug atjautos, duoda tokio švelnumo. Yra persikinis agatas, kuris duoda, persikinis agatas irgi tokio švelnumo labai daug duoda. Jo, persika švelnumo. Toliau yra, pavyzdžiui, galvoju, kokį čia dar paimti, yra mėlynas agatas, jisai labai harmonizuoja emocijas, ar ne, jeigu emocijos tai karšta, tai šalta, tai aš užsidegu, tai vėl užgestu, ar ne, tai tada galima pasirinkti melsvą, arba net ir persikinis agatas irgi tinka šitoj vietoj. Tai va, jie turi tas savo temas, arba, pavyzdžiui, karneolis, jisai irgi yra prie agatų priskiriamas, jis gal dažniau vardinamas kaip karneolis, bet tai yra agato rūšis. O jisai irgi savyje turi tokios džiaugsmo ugnies, gyvybingumo ugnies, žadinančios ugnies, tokios pavasario ugnies, galima sakyti, kai pradeda tie pumpuriukai, ar ne, kaip ant medžio užsideda pumpuriukai ir sproginėti lapeliai pradeda, ar ne, tai ta vadinama karneolio energija, ta tokia džiaugsminga, sprokstanti, pakilėjanti. Bet irgi čia yra agatas. Taip, kuri Botsvanos agatas, irgi prie šitų eina. Taip, kurią ranką, kairė, dešinė rinktis, nešiojant kristalus, ant kurios geriau jaučiat. Nes čia vėl atskiras ilgas pamokymas, kaip skiriasi, bet pirminis variantas, ant kurios būna užsidedam iš karto, ar ne, automatiškai ant kažkurios užsidedam, ant kitos užsidedam, kažkaip nepatogu, tai va, ant tos ir kur užsidėjom, kur iš karto tarsi pati ranka užnėrė, tai ant tos ir geriausiai. Koks skirtumas tarp apyrankės ir kristalo, tai čia kalbėjom, ar yra skirtumas nuo nešiojamo kristalo ant rankos ir kaklo. Ant kaklo poveikis būna dažnais atvejais daug stipresnis, nes mes viršutinės čakras apkabinam. Tai tas ar ne, tarsi ir labai daug energijos gali nueiti į galvą, tai čia irgi reikia taip truputėlį pasižiūrėti, jeigu kristalas
yra kažkoks labai intensyvus vienoj temai, tai gali būti žmogui netgi per sunku arba įvykių gali būti per daug. Pavyzdžiui, jeigu žmogus visiškai ten nesidomi jokia saviugda, neįdomu ten tos jūsų ezoterikos ir ten tie jūsų augimai, ir jisai užsidės ametisto karolius, ar ne? Ir ametistas jisai atsakingas irgi už dvasinį augimą, labai stipriai atsakingas. Ir, ar ne, ir dar, jis, kaip pasakyti, apkabins tą galvą, ar ne, tas viršutinės mūsų čakras, ta energija pradės sklisti į viršų. Ir būna ametistas, jeigu mes neaugam, jisai duoda kartais kažkokių papurtančių truputėlį įvykių, kad mes pradėtume aukti. Ir jeigu tas žmogus, pavyzdžiui, yra be galo emociškai dirglus ir dar gauna va tų pokyčių, kažkokių transformacijų, jam gali būti net kartais per sunku. Tai sakau, gerai, kai mes turim ten, aš žinau, kad, ai, va, atėjo iššūkiai, rašysiu dienoraštį, pasidarysiu meditaciją, ar ne, o kiti žmonės neturi jokių technikų, ką daryti. Ir jeigu užsideda ten, nežinau, metisto kažkokius storus karolius ant kaklo ir ten pradeda ir galvoj suktis kažkokios abejonės, kas čia, kaip čia ta visata sukasi, kas čia yra, kodėl aš čia kosmose gyvenu, ar ne. Tokie egzistenciniai klausimai kilti, jisai neturi su kuo pasikalbėti, dar kažkokie įvykiai pradeda birėti, kartais, nu, net gali tam žmogui tokį šoką sukelti. Tai va, tai ant kaklo, bet jeigu jūs einat saviugdos keliu, tai turit žinoti tiesiog, kad kristalai kartais paprovokuoja kažkokias situacijas ir turit sėsti, medituoti ar ne, žiūrėti, stebėti, kas vyksta, ir tada nieko baisaus nebus. Kuris jaspis? Aš čia bendrai paėmiau jaspių tą bendrą temą, nes kaip ir agatai ir jaspių yra labai daug skirtingų spalvų, skirtingų rūšių, bet vis tiek yra va ta viena pamatinė tema, ar ne, iš kurios auga paskui tos šakos, bet vis tiek kamienas vienas. Tai va čia va ir jaspiai tą vieną kamieną turi, o toliau jau mes būna preciziškiau parinkinėjom pagal tai, ko žmogui reikia. Taip, ar visi kristalai yra tarpusavyje suderinami? Ne, ne visi, kai kurie gali būti atvejai per stiprus. Kaip atpažinti, ar perkant kristalas tikras ar dirbtinis, žinokit, čia atskira tema, ilga, aš šiaip dabar taip detaliai neatsakinėsiu, nes mes paimtume daug laiko, bet aš kas 2 savaitės pasižiūrėsiu nuo kada, bet jau kažkur už poros savaičių darysiu kas 2 savaitės paskaitas apie kristalus, kad imti va kažkokias jūsų klausimus ir ten kaip atskirti, ar netikras, bet ir tuo pačiu, ir, pavyzdžiui, jums ten, nežinau, pasakot, pavyzdžiui, nežinau, man gyvenime vyksta kažkokia va tokia situacija, kokį kristalą reikėtų nešioti. Ir mes va keliausim per įvairias temas, per įvairias situacijas, kristalus. Ir va galėsim pakalbėti apie tai plačiau, kaip atskirti dirbtinis ar nedirbtinis, nes čia aš dabar neturiu prie savęs pasiemus pavyzdžių, nes rodant pavyzdžius būna daug aiškiau, nes, pavyzdžiui, malachitas irgi turiu net įsisaugojus namuose padirbtų kristalų, kad kaip mokome su žmonėmis, kad parodyti. Ir tada labai lengva atskirti, nes taip, jeigu akis neįgudusi, galite ir neatskirti. Taip, ar ametistą geriau laikyti namuose didelį ar nešioti ant rankos apyrankę? Abu variantai tinkami, bet aišku, gal sakyčiau, prioritetas geriau nešioti apyrankę. Nešioju mėnulio akmenį, labai gerai. Kaip aktyvuoti kristalus, kaip valyti nuo blogos energijos, irgi šitą temą, žinokit, pakalbėsim. Jie patys jau aktyvus yra. Aišku, galima, mes dar būna kartais su mantrom aktyvuojam, su astrologinėm mantrom ar kitokiom mantrom, gydančiom, su malda galima, bet čia vėl labai ilga tema ir dėl valymo. Po tekančių vandenių galima plauti ant žemės per naktį, palikti, selenito dubenėlius dėti. Pastaruoju metu žavi baltasis agatas, oi labai gražu, labai daug atjautos baltasis agatas turi. Taip traukia ametistas, bet aš jo prisibijau arba intuityviai jaučiu, kad artėja permainų transformacijų metas. Astrologiškai Saturno būktis jungso ir sveikinu. Aš irgi neseniai šiaip į Saturno Mahadašą netgi ėjau. Tai irgi labai daug pokyčių, bet nu ką padarysim. Taip, tai ametisto, jeigu bijot nešioti, ar ne, ką galit padaryti, aš jums čia irgi dar vieną skaidrę įdėjau.
ir čia vanduo su kristalais. Galit pradėti nuo to, kad nusipirkti ametisto, čia ne su visais kristalais, vėl nedarykit to su visais kristalais, čia kol kas tik su ametistu sakau, nes yra kristalai, kurių negalima gerti, ar ne? Tai galit pasimti ametisto gabaliuką nedidelį, nusipirkti bugninuką ametisto ir įsidėti vandens stiklinę, nusiplauti jį ar ne, įsidėti vandens stiklinę, užpilti vandeniu, palaikyti 12 valandų, išgerti ir vėl užsipilti vandeniu. Mes, kada, kai bus tie klausimai atsakymai apie mineralus, papasakosiu ir apie kitus kristalus, bet šiaip galit pradėti gerti tiesiog kristalų vandenį. Tas bus toksai labai švelni ametisto energijos absorbacija į save. Ir, pavyzdžiui, gali taip kiekvieną rytą ametisto stiklinę išgerti, ar ne, ametisto vandens. Taip, kurie kristalai padėtų nuo skrandžio skausmų, nevirškinimų, gal net artėjant operacijai. Oi, jo, čia tokios temos jau ar ne, medicininės, tai dabar aš jų neaptarinėsiu kol kas. Šiaip jeigu ruošiamės operacijai, rožiniai kvarcai apskritai gerai, net 2 apyrankės rožinio kvarco nešioti, kad šiai padėtų šitame etape. Taip, kaip derinti akmenis, ar tam tikrą laiką vienu metu nešioti tik žemės elemento kristalus, jeigu nešioju apyrankės, ar galiu nešioti ir agatą, ir saulės akmenį vienu metu ant vienos rankos. Su apyrankėm aš visą laiką, jeigu tik įžengėte į šitą sritį, labai rekomenduoju pradėti nuo to, kad užsidedam pradžiai vieną apyrankę ir pabūkit kokias 3 dienas. Pasižiūrėkit, kaip jaučiatės. Pavyzdžiui, šiaip saulės akmuo ir agatas, jie tarpusavyje labai gerai dera, bet, pavyzdžiui, galit užsidėti agatą pirmiausia, ar ne, kad taip truputėlį įsižeminti, suteikti va to savo žemės elemento, pabūti kokias 3 dienas ir tada dėtis saulės akmenį, ar ne, va, kad tas laužas jūsų būtų jau ant žemės, ne ore, ar ne, kad vėjas to laužo nepradėtų tos ugnies nešioti po visur, ar ne, va, tarsi pakloju žemę, kai būna laužavietė, ar ne, būna paklota žemė, mes čia sukūrėm laužą ir mes jį valdom. Tai va, būtų gerai tai pirmiausia. Ir šiaip apyrankės, kai nusiperkam, jeigu kelias, pradžioje įsidėkit vieną, pasistebėkit, kaip jaučiatės. Jeigu, nežinau, neiškyla kažkokių labai daug situacijų ar ten kažkokių emocinių dalykų nepasikelia, galit dėtis ir kitą. Taip, Aušra dalinasi, nešiau gintarą ant kaklo, buvo per sunku, norėjusi nusiimti, bet ant rankos apyrankės gintaro siūlo negaliu nusimti, kaip malonu, va matot, būna labai šiaip mes su kristalai, žinokit, ką aš pastebėjau, žmonės būna fantastiškai pajaučia. Kažko išsitraukia, kažkur užsideda, va, kažkur jiem nelimpa, tai labai būna tas geras pajautimas. Taip, ar reikia kristalus nusipirkus kažkaip įkrauti? Ne, nėra būtina įkrauti. Tik tai, aišku, jeigu nusipirkom iš lombardo, iš antikvariato, čia vėl atskira tema, tada jo reikia juos valyti. Bet jeigu šiaip ar ne iš parduotuvėlės, tai ne. O, žiūrėkit, kaip Vaida dalinasi įdomiai. Žaliojo jaspio karoliai visada iššaukia didžiulius neadekvačius pykčius į mane. Tokios temos, kai ateina, ar ne, užsidėt karolius ir išprovokuojat kitų žmonių pyktį, tai irgi nepabėkit nuo šitų situacijų, netgi galit pasimti popieriaus lapus, dienoraštį ir susirašyti tiksliai, dėl ko tie žmonės pradėjo ant manęs pykti. Nes irgi tai parodo kažkokias temas, ar kas mūsų viduje yra giliai paslėpta, ar ko mes nenorim matyti. Bet kristalai jie nėra taip, kad mums kenkia, ar ne, bet jie kažkokias temas rodo, ką mes viduje, arba jau aš tai tikrai tokia nesu, ar ne, gali būti gal ir esu, ten tik paslėpiau kažkur tai, ar ne. Tai va, mes turim nepabėgti nuo tų temų, o va tas vidinis ryšys, kad aš geras, žiūri, tik užsidedu karolius ir tos temos apsirašau, pamatysit, jeigu ten viena kita situacija, kad kažkas tai kartojasi ir va tą pasikartojimą tada imkit ir, nežinau, analizuokit, išmedituokit, ar ne, kas ten vyksta. Taip, ar parduotuvėje yra moldavito? Ne, moldavito dar neturiu, bet šiaip kitose parduotuvėlėse, manau, turėtų būti. Sveiki, tie, kas pardavinėja kristalus, kalba, kaip reikia išsirinkti kokybiškus kristalus ir pamatyti kokybiškas ar ne. Jo, galit pas mane, pas Vitalijų pirkti, mes perkam kokybiškus, tikrai Vitalijus irgi labai myli kristalus, tai jisai irgi labai žiūri kokybę.
Karneolis su saulės akmeniu tinka ar ne? Užsidėkit vieną, po kelių dienų kitą ir pasižiūrėkit, ar nebus per daug karščio, ar ne, ar nepasidarys karšta, ar pyktis kažkoks nepradės kilti. Pasistebėkit save, ar ne, kaip jaučiatės, ar situacijos, va, ar ne, kaip dalinosi, nesiprovokuoja kažkokios per stiprios, kurių jau man per daug ir negaliu spręsti. Jeigu bus per daug, gali tada rožinį kvarcą dėtis. Taip, į selenito dubenėlį galima dėti tik po vieną kristalą ar kelis. Galit kelis dėti, galit daug jų dėti. Kaip laikyti, saugoti papuošalus iš kristalų, jeigu tuo metu nenešioju. Galit juos nuvalyti ar ne ir padėti ar tai dėžutę kažkokią, arba galit va į selenito dubenėlį dėti, ar ant ametisto, ar ant kalnų krištolo pasidėti, arba tiesiog net ir papuošalų dėžutė būtų geriausiai, kad jie būtų tamsoje kristalai. Taip, įsigijau topazo apyrankį ir ne po pilno mėnesio sutruko. Nešiau tuo metu rubiną ant kitos rankos, o ant kaklo safyrą. Gal čia buvo per stipru, kada geriausia susverti ir kaip nešioti topazą. Gali būti, nes jūs, ką išvardino dabar visus, tai nešiot brangakmenius. Brangakmeniai turi labai stiprų poveikį. Ir šiaip geriausiai su brangakmeniais, aišku, mes būna, jeigu nešiom jau čia ir apyrankės, ir karoliukai, tai gan rimtai. Geriausiai su astrologu pasitarti, netgi kada nešioti topazą, nes čia galima pagal astrologiją patikrinti netgi, kada įtrūko ir kodėl įtrūko, kas buvo. Nes čia tokie jau stiprus visi sudėti brangakmeniai, tai tikrai gali būti, kad sistemoms buvo šiek tiek per intensyvu. Koks akmuo išvalo kūną po branduolinio tyrimo? Galima nešioti magnezitas, dar jis kažkaip kitaip vadinasi, užkrito pavadinimas. Šiaip jeigu parašysit man į paštą, pasižiūrėsiu, irgi yra vienas kristalas, kuris padeda išsivalyti, bet šiaip po branduolinio tyrimo yra labai gerai ir organizmo valymą šį pasidaryti. Yra kaip galima gerti petražolio arbatas, dar yra viena arbata. Ne petražolių, bet dar viena yra labai valanti organizmą po šitų tyrimų. Užkrito pavadinimas. Irgi lapeliai panašus į petražolės, gal kažkas parašysit, prisiminsit. Taip. Aha, ametistas, ametistas jau stiklinė nuglė. Vieno dalyko nepasakiau su kristalais, jeigu geriat, negalima gerti kristalų tų, ar ne, va kaip čia, sakykime, turiu tokį kristalą, jeigu aš jau, pavyzdžiui, dėjau jį ant čakrų, jeigu aš jį jau nešiau rankoje, tai negalima jo jau dėti į vandenį ir gerti, tai atsiprašau, Sigita, šito nepasakiau, tikiuosi, jisai dar nebuvo taip naudotas, reikia nusipirkti vandenukui, kurį gersim šviežius kristalus. Taip, ar gali būti apyrankė vien iš skirtingų akmenų, ar per sunku, ar kaip tik gerai neskatina įvairiapusiškumą? Gali būti, žinokit, iš skirtingų akmenėlių, būna kartais čakrų apyrankės, jos turi tą tokį švelnų ir subtilų poveikį. Taip, Sigita dalinasi, turmalino apyrankė iš karto iššaukia negatyvius įvykius, irgi turit tyrinėti tuos įvykius, kristalai rodo, ar ne? Aišku, tas, kaip sakau, ne fainai, būna nepatogu, aš kažkada labai daug selenito nešiau, tai ten taip tokios turbulencijos gyvenime vyko, kad reikėtų dar čia pusę valandos pasakoti ir irgi atrodė, nu čia iššaukė ar ne, bet mano vidiniai dalykai tenai visi labai stipriai pasikėlė ir mes turim juos nagrinėti, čia yra tas labai fainai, kad kristalai sukuria tą lauką augimui, ar ne, tą erdvę augimui, ką savyje dar turiu prasitirinėti. Ar visi kristalai tinka ruošti vandeniu gerti? Tikrai ne visi, yra nuodingų, tai dėl to aš, kaip ir sakiau, tik ametistą dabar miniu ir kada plačiau pakalbėsim šitą temą. Taip, topazas, kuri planeta, man atrodo, prie Jupiterio, topazas eina, jau dabar neklystu. Taip, kalendra, jo, Viktorija, kalendra, ačiū. Tai va, kalendra irgi padeda labai kalendros arbatos gerti po šitų brandolinių tyrimų ar rentgenus, jeigu darėmės. Taip, labai patraukia medžio gatas, bet užsidėjus apyrankę pradeda mausti riešą ir aplink, kas su tuo gali būti susiję, vadinasi, tas temas judina, ką turi judinti. Aš jau, žinokit, esu kažkada irgi užsidėjus, dabar neatsiminsiu kokį kristalą, bet man tiesiog mane atskaudėjo riešus, aš būdavo taip suku, bet aš tiesiog prabuvau su tuo ir ką gali daryti.
Jeigu vis tiek jaučiat, kad noris ją nešioti, kad, pavyzdžiui, užsidėti valandą pabūti ar ne, nusimti, vėl paskui užsidėti kokį pusvalandį, gal net, ten net nuo 10 minučių pradėti ar ne, kad neskubėkit, nėra būtina kristalus, kad užsidėjau ir turiu non-stop nešioti, o kaip tik gal užsidėjau ir pabuvau ar ne, jaučiu, kad jau šiandien truputėlį per sunku, nusiemu. Taip, kas labiausiai tinka ką tik pagimdžius, tai labai tinka malachitas po gimdymo, labai tinka rožinis kvarcas, mėnulio akmuo. Mėnulio akmuo netgi pieno gamybą, sakoma, kad paskatina, ar ne? Tai va, tai tinka. Sigita ištraukė. Ačiū. O, atsiprašau, Sigita, kad taip jo iš karto nepasakiau. Taip. Saturnas moko kantrybės, nu va tas etapas, matot, prasidėjo. Bet gerai, gal įmetėt, nes būčiau neprisiminus, buvau užmiršus. Taip, ačiū už naudingą seminarą, ačiū už pagalbą. Taip, koks kristalas padėtų pritraukti gyvenimą, meilę, žmogų. Tai čia sakoma malachitas, kad šitoje temoje šiaip būna karneolis, dar sako, kad padeda. Bet karneolis, aš šiaip jau labai daug metų dirbu su žmonėmis ir tą pastebiu, kad dažnai pritraukia tokius trumpalaikius santykius, jie būna aistringi dažnai, kaip pats karneolis, jisai toks aistringas. Kristalas toks ispaniška, kaip sako, yra kaip žiedų esencija guonos, ir sakoma, kaip ispaniška moteris, kuri šoka flamenko, tai apie karneolį galima pasakyti turbūt tą patį. Tai va, tai šitoj vietoj malachitas arba smaragdas padeda jau pritraukti tuos tokius ilgesnius santykius, ne tokius ekspresyvius, žaismingus, galbūt pilnus flirto ir kažkokių seksualinių potraukių, bet tokius greičiau nutrūkstančius ar ne. Bet šitas, nors viena mergina susirado vyrą nešiodama karneolį, tai irgi gal čia nėra tas, ar ne, išimtis kažkokia irgi turbūt turi būti iš taisyklės, tai va, tai yra ir labai gražus santykių labai labai daug metų, bet šiaip dažniau būna šitoje vietoje rekomenduojamas malachitas arba smaragdas žalias. Koks kristalas fibromialgijos skausmam, žinokit, kol kas šitų dalykų tokių neaptarinėsiu, galėsiu, kai bus po poros savaičių, galėsim taip labiau pereiti per šitas temas. Kuncitas, kam naudojamas, jis toks skanus, net seilės burnoje kaupėsi, gali būti, kad reikia. Tai kuncitas yra dieviškos meilės akmeniu. Va tas va, kad integruoti į save tokią didelę dievišką, besąlyginę, labai mylinčią, labai atjaučiančią meilę. Viktorija dabar malachitų apsikrauks, vyrai palangais galės. Papasakosiu, paskui Viktorija pasidalins apsikraukę, kaip sekėsi, kaip su tais vyrais sekėsi tvarkytis. Gerai, tai ką tada šiandienai tiek, jau mes čia porą valandų, galvoju, čia valandą tilpsim, bet kaip visą laiką neišeina man į tą trumpą laiką tilpti. Tai ačiū Jums, aš įrašų pasidalinsiu, manau, kad į YouTube įdėsiu įrašą ir mes tada po porą savaičių kažkur jau pasimatysim taip vastom kristalų temom, ar ne, ir kažkokiam situacijom ir kristalų temom ir galėsim jas patirinėti kartu. Ačiū Jums, ačiū labai ir tuomet iki pasimatymo. Ačiū, 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 ačiū.